Sveiki gyvi! Futbolas LT grįžta su sudėtimi, kurios nebuvo daugiau kaip mėnesį. Evaldas Gelumbauskas skundėsi, kad 2 savaitės norės išsakyti, ką patyrė per tas 2 savaitės. Naglis Miknevičius, kuris prieš savaitę buvo apsirengęs vienaip, o dabar kitaip. Čia Naglis dabar demonstruoja savo torsą, kas čia dabar bandot mums kažką prikišti, parodyti? Ne prikišti ir neparodyti, bet šiaip smagu, kad galima sakyti pagrindinė sudėtis. Nėra trečiako, tai neviniokime iš karto, žodžiu, nėra Karolio ir galim pagaliau kaip mandagų žmonės pabendrauti. Taip. Turbūt ta sudėtis, kuri yra daugiausiai kartų buvus per visą Futbolas LT istoriją. Jau turbūt aplenkė tas sudėtis, ne, kur garantuotai. Gerai, tai Evaldai, ką tu tokio norėjai pasakyti? Tik pasisteng greičiau, būk geras. Greičiau. Iš karto pradėkime nuo to, kad vėl neturim laiko. Aš ateinu, kažkokį patenku į ceitnotą, visiškai net 2 valandų šiandien neišnekėsime. Ir aš nuimu laiką, kiek aš tau galiu leisti įžangai. Aš norėjau pasidžiaugti, kad turėjau labai turiningą savaitgalį, kad daug teisėjavau ir vaikams, ir mėgėjams. Mačiau net 2 kontrolinės rungtynės. 2 rungtynės? 2. 3 tada, jeigu taip sakote, nes dar vieną akim pažiūrėjau YouTube'e Sūduvą ir Kauno Žalgirį, tai labai... Vienam akim nesiskaito. Nesiskaito. Tai aš tada jų ir neįskaitau. Kita akim dar pažiūrėjau Panevėžį ir daug appils. Galbūt skaitos. Man ten šiaip buvo įdomus vaizdas. Čia nesileis, tiesiog taupom laiką, ne? Tai apie tai dar pakalbėsime. Tai va, tiesiog norėjau pasidžiaugti tuo, kad po savaitinės pertraukėlės grįžtu ir malonu jūs matyti. Šiaip iš visiškai neįprasto man kampo dabar matau jūs, tikrai Naglis puikiai atrodo, Aurimo jūs irgi neblogai. O klausykit, senokai nebuvo, kad ir galėtumėm visi kalbėti be labai didelių gerklių problemų. Taip, girdžiu tavo balsas, 90% tikriausiai, mano irgi 90 su trupučiu. Šaunuoliai, nes praeitą savaitę net pažinau tavęs, po to tik tai iš bendravimo stiliaus pagavau, kad... Kai komentavimą turi menį, nes ten buvo iššūkių, buvo, tai neslėpsiu. Dar panėriau kartą į eketę, patikrinti, ar tikrai čia dėl to. Dabar, ne? Jo. Ir susitvarkė. Praėjusią savaitę. Ir nieko. Ir ta prasme, blogiau nepasidarė. Tai jau tikrai neketė kalta. Ne. Na, viskas labai gerai. Koncentruotai. Koncentruotai nepasakėt nieko. Žinai, aš nieko nepasakiau, kaip po rungtynių paklausiau porą trenerių intervų. Tenais irgi koncentruotai nieko nepasako. Tai aš lygiai taip pat. Aš savaitgalį irgi ne taip gal turiningai kaip Evaldas. Norėčiau tilpti į 2 sekundės, po to pasakysiu kodėl, bet netilpau jau. Irgi žiūrėjau rungtynes gyvai, Marijampolėje, Sūduva, Kauno Žalgiris, Karolis jas komentavo, aš taip pusiau ekspertų. Netoli sėdėjau, jis padėjo su sudėtimi. Su ekspertais? Ne visai. Buvo sausa tą dieną, sausas oras. O šiaip teko ir pakomentuoti ir tokias rungtynes, kurios labai įdomiai baigėsi vakar. Kalbu apie Lietuvos moterų futsal čempionato pusfinalį. Ir ten Sanedas su Banga. Ir ten trūko 2,3 sekundžių iki pratęsimo. Banga įmušė įvartį likus 2 sekundėm ir iš esmės ir išėjo į finalą. Apie moteris mes turėsim ką pasisakyti prieš žiūrovų klausimus. Viskas ar dar kažkas? Taip, iš esmės daugiau nei vieną akim, nei pusę akies nežiūrėjau, tik tai pasivaikščiau miške, tai irgi ir pasivaikščiom ir pažygiavom ir dešelių pakepim, tai labai toks smagus savaitgalis. Mano futbolo savaitė buvo tokia, kad vyko ateitis Cup, pirmas 2026 metų turnyras 2011 metų amžiaus grupė ir norėčiau pasveikinti Vilniaus Žalgirį, Tomą Statkevičių, trenerį, kuris laimėjo tą turnyrą dar prieš finalą. Kažkaip kalbam, sako Tomas, kažkuriam iš tėvų, sako, turnyras jau yra geras, nesako, su visom stipriausiom turnyro komandom būsim sužaidę, nes ten ir Monza italų, buvo Ryga FC, kuri yra gera to amžiaus grupiai ir finale su ukrainiečių Minai komanda, kuri ten irgi buvo tokia visai smagi, bet finale kažkaip 23 sekundę praleido įvartį ir tada Žalgiris laimėjo. Tai čia mes kalbam apie 11 prieš 11 jau. 11 prieš 11 jau, 14 mečiai, čia U15 jau grupė žaidžia per visą aikštę.
Tai va, gavau kvietimą penktadienį apsilankyti Benjamino Zelkevičiaus laidotuvėse, bet neapsilankiau. Ir, kaip priežastį aš pasakiau, kad būtent tas Ateitis Cup turnyras, bet mačiau pakankamai daug futbolo žmonių iš nuotraukų, tai Benjaminą Zelkevičių mes jau apkalbėjom praėjusį kartą. Tai va, šį savaitgalį irgi turėsiu futbolo, tokio įdomesnio, jeigu mes turėsime laiko, kada bus šitie klausimai. Ne, prieš klausimus trupiniai, tai galėsit paspėlioti, kokį aš jau futbolą matysiu, bet tikėtina, kad laiko neturėsim, tai... Taigi dabar galima atspėti tikriausiai. Gerai, spėkite dabar. Koks nors vaikų turnyras, koks Allianz Cup. Ne. Studentai. Ne. Moteris, ne? Ne. Tai tikriausiai UEFA, Eurofutsal. Apie šitą nepagalvojau, bet šitą irgi ketvirtadienį mes iškart čia labai gerai pereisim prie futsalo, nuo jo pradėsim, kadangi šią savaitę startuoja Europos čempionatas, atrodė ten, atsimenė Valdai, kai sakei, kaip mes čia 24 savaitės dabar apie futsalą kalbėsim, čia tą, tiesiog maratonas gavosi. Jau 24 savaitės yra praeitį. Dar greit paspėliokit. Aš net baigiau. Riteriai, BFA riteriai, ne, čia toks banalus, aš spėjimas. Kas dar gali būti? Sniego futbolas koks nors, snaigės turnyras? Tai sakyk dabar, viskas nebespėjau. Paplūdimį? Ne. Paplūdimį. Aš šiaip, yra. Uždarau patalpą. Tai pasigirsiu, kad vykstu į atnaujintą Camp Nou, tai... Reikėjo. Bet kaip jūs neatspėjot? Barcelona gavo kaip tik. Tai važiuoju tikrinti, kas nutiko. Tai riteriai BFA be tavęs, kaip suprantu. Šį kartą taip. Matai. Tai gerai, keliaujam prie futsalo reikalų. Nagli, ką gali naujo pasakyti iš savo žinių, iš savo laukimo Europos čempionato? Laukiu, aišku, įdomiausia gal buvo... Eisi ketvirtadienį? Žinok, dirbu, tai gal vėluosiu. Aš planuoju važiuoti, tu Evaldai. Aš ne, šį kartą ketvirtadienį praleisiu, o dėl sekmadienio irgi... Šitą iškirp. Evaldai, tu planuoji ketvirtadienį? Ne. Nekirp, ne. O ką aš taip galiu pasakyti, neplanuoju. Žinai, planuot man ta prasme? Tai paplanuok, tai... Man MRT ketvirtadienį būtent tokiu pat metu. Nuo 8 vakare. Jie 8 žaidžia? Taip. Ai, ne, man 16:40. Tai spėsiu. Tai planuot tada klausyk. Paplanuok. O šiaip, buvo, aišku, jau tas sudėtis paskelbta, pirmiausia, rinktinės. Tai... Pavardink, nes aš tiesą sakant dar nemačiau. Aš irgi mintinai, beveik čia gal ir galima pasakyti, kad 8 iš Kauno Žalgirio, 5 iš Jonavos Vikingų, 1 iš Gargždų Pramogų. Tai iš Gargždų Pramogų lengviausia Deividas Reimaris. Iš Jonavos Osauskas, Vasilius, Rakštutis, Jaskutis. O Juchno? Ir Juchno. Ir Kauno Žalgiris. Macenis. Vartininkas. Zagurskas, Vaskunovičius, Derendėjevas. Sendžikas, Bučma. Baranauskas. Taip. Ko dar vieną pamiršom? Spietinis. Benas Pietinis. Prašau, viskas. Kažko trūksta šiaip iš tavo požiūrio? Šiaip ne, tik tai aišku, didžiausia konkurencija tarp vartininkų. Dar vienas iš vartininkų, kiek atsimenu, bus kartu su komanda. Tai čia Kęstutis Rudžionis mums sakė, kad pagal reglamentą galėsi vieną vartininką pakeisti, jeigu patirs traumą. Taip, tai 2 Macenis ir Jaskutis. O dar 3 tikrai neblogi vartininkai. Vienodi šalia. Adamas Vieraitis, Karolis Čirba ir Edgaras Noreika. Šiaip įdomu dėl Karolio Čirbos, nes jis kaip ir visą laiką atrodė... Taip, bet jis traumą patyrė. Taip, ir plus Gustas Jaskutis sužaidė gerų rungtynių ir už klubą, ir už... Taip, tai čia vėlgi, tokia dėja dalia, visi geri vartininkai, tai kaip ir sakiau, Lietuvos futbolio vartininkų ta pozicija ir didžiam, ir futzale tikrai yra
ta, kur turim talentų, sakykime. Aš dėl didžiojo futbolo kažkurio metu pradėjau truputį... Taip, ne visą laiką vienodai, bet pavyzdžiui dabar paimk Benficos jaunime žaidžia lietuvis, bent iš tai, kas iš užsienių. Taip, bet žinai, kai mes sakom jau vartininkų, tai turim, kai pagalvoju, kur tie mūsų vartininkai, vienas Rumunijoje. Bet... Ir baigės. Italijos yra serija B, tai serija A ant slenkščio, kaip suprantu. Pažiūrėsim. Tai nėra taip, kad turėtumėm Portugalijoje, Olandijoje, porą metų, Švedijoje ir Anglijoje. Nėra tikrai, bet mes ir žaidėjų ten neturim. Bet čia grįžtant prie futzalo, tai įdomiai bus. Mačiau, nespėjau perskaityti, bet mačiau ukrainiečiai interviu iš Aleksandro Danilenko ir jis kalba apie Lietuvos rinktinės stilių. Tai kadangi pradėjau skaityti tik tai gerdamas kavą čia netoli, tai to viso neperskaičiau. Tai bet o ką pradžioj jis ten sakė? Šiaip Aleksandras Danilenka visada mėgsta labai atvirai viską kalbėti. Taip, aš iš esmės pavadinimą perskaičiau, tai pavadinime akcentuoja, kad Lietuvos rinktinės žaidimo stilius pasikeitė per pastaruosius metus. Tai čia gražiu, kaip ir į gerą pusę. Taip. Šiaip, ko tu tikiesi iš Lietuvos rinktinės? Ne per aukštas barjeras ketvirtas. Aukštokas, bet kitokio ir negali, turi siekti aukštesnio negu galbūt, jeigu ten pagal reitingus lietuviai žemiausia turi reitingą grupiai net. Tai netgi čempionate, man atrodo, gal su Latvijais ten panašiai. Bet, tikiuosi, kad bus ir pergaliai. Bent viena, ne? Bent viena. Prisijungiu prie Naglio, nes aš irgi galvoju, kad antra vieta, tokia misija, kuri gali būti sunkiai įkandama. Bet dėl jos gali kaip susidėlioti. Čia vis tiek, jeigu reiktų lyginti galimybės patekti ketvirtfinalį futsal rinktiniai ir antrą vietą užimti didžiojo futbolo rinktiniai, kur buvo keliamas tikslas, tai aš manau, kad šitas yra kažkiek realesnis. Parodės pirmas rungtynės tikriausiai. Šiaip pagal sudėtį ir kaip ruošiasi, tai atrodo visi kozeriai yra pas lietuvius. Tai dabar galėsi paklausti kapitono, gal tu nori pakalbinti? Aš labai daug kalbinau. Dar kalbinti, tai aš tai iš viso čia atėjęs pirmą kartą po futzalo. Komentuosiu trečiadienį, vėl užvažiuoju Radviliškį. Pasirodo, vis dar vyksta futzalo čempionatas lygos. Bet ten, kur nėra rinktinių narių. Radviliškis Kėdainiai. Tai kaip iš to, kai išvardėjai, tai didžioji daly nėra rinktinės narių. Klausau. Diena laba. Labas rytas. Labas rytas, Justinas Zagurskas, Lietuvos futzal rinktinės kapitonas. Ilgai miegat, sakyčiau. Be 5:11. Nemiegu, bet... Bet vis tiek rytas. Iki 12 sveikinas, labas rytas. Ok, gerai, Justinai. Iki pirmų rungtynių Europos čempionate lieka 3 dienos. Įsivaizduoju, kad bent jau aš tai skaičiuočiau jau ne tik dienas, turbūt ir valandas, bet... Kaip elgės futbolininkai, kai lieka tiek mažai laiko iki tokio svarbaus starto? Kol kas dar esam namuose, būnam su šeiminom, bet šiandien jau per pietus renkamės Kaune. Tai dabar kol kas dar atiduodam turbūt duoklį šeimoms, o jau kai turbūt visi kartu susirinksim, tai jau visiškai persijungsim į tą laukimo režimą. Aišku, laukiam, turbūt labiausiai tai jautėsi, kad laukiam ir tas artėjantis dalykas yra, kai pradėjom rinktis dabar į Druskininkų stovyklą prieš 2 savaitės. Tai nežinau, laukimo tiesiog momentas toks ir daugumai tai yra pažįstamas su tuo pasaulio čempionatu, kai buvo. Tai kažkokio labai naujo dalyko. Turbūt ne visi nejaučiam. Tai tas žinojimas palengvina patį pasiruošimo procesą, ar ne? Jeigu dabar lygintumėm pasiruošimą pasaulio čempionatui ir Europos čempionatui, aišku, tada Covidas buvo, tai turbūt didžiausias skirtumas, bet gali dar įvardinti kažkiek skirtumų ir didžiausius panašumus, kurie galbūt net ir yra kaip ir privalumai dėl to, kad jau žinai, kaip bus.
Na, skirtumas gal buvo toks, kad ten tas čempionatas buvo rudenį, rugsėjo mėnesį ir visą tą vasarą buvo realiai lengviau kažkur kažką su darbais susiderinti ir tas turbūt gal paprastesnis dalykas buvo ir turėjom tų tokių išvykų ir Tailandas buvo ir didesnės tos stovyklos Druskininkuose. Bet vis tiek, jeigu taip lyginant, tai šitas pasiruošimas irgi nenusileidžia pasiruošimui pasaulio čempionatui. Per šitą pasiruošimą tikrai turėjom labai stiprių varžovų, kurie davė tikrai gerų pamokų, turėjom tikrai begalės sunkių rungtynių ir manau, kad tas turnyras paskutinis Čekijoje davė šiek tiek ir pozityvumo kartu, taip kad tas visas pasiruošimas vertinu šitą Europos čempionatą teigiamai, o kažkokį ten labai skirtinio dalyko, tai labai negalėčiau pasakyti, tai fiziškumo gerinimas, techniniai, taktiniai dalykai, detalės ir kaip ir prieš kiekvieną turbūt čempionatą. Bet tu palėtai labai gerą kampą, kad tada rudenį buvo čempionatas, kai dar, sakykime, Lietuvos rinktinės žaidėjai nepradėjo sezono. Dabar ypač žalgiriečiai turėjo ir čempionų lygą, sakykime, pats čempionatas įkarštyje, pridėkim tas kontrolinės rungtynės, kiek tas dalykas iš esmės keitė patį procesą? Šiaip turbūt, kad gal net ir geriau yra tokiam momente turėti čempionatą, nes vis tiek kažkokiam esame tam ritme, varžybiniam ritme ir manau, kad tai tik tai gal pliusas sudėjus visus tos komponentus, čempionatas, čempionų lyga, nemažai stovyklų, dabar čia dar tas 2 savaičių pasirašymas, tai manau, kad tik tai viskas tik tai gero. Šiandien treneriai paskelbė galutinę sudėtį, įsivaizduoju, kad tau pačiam nėra klausimų, kad tu esi toj galutiniai sudėti, bet kalbant apie tuos žaidėjus, kurie nepateko, vis tiek čia nėra dažnas dalykas Lietuvos futsal rinktiniai, kada tu ruošies ir paskutinę minutę tave atkabina. Buvo kažkokie pokalbiai su tais žaidėjais, kurių neliko galutiniai sudėtyje? Nežinau, ta prasme, tarp žaidėjų kažkaip ne kažkokių pokalbių nebuvo, tai turbūt vis tiek yra labiau dalykas trenerių, tai aišku, treneriai turėjo pokalbių su jais, bet nežinau, turbūt gal ir tie patys žaidėjai tai jautė dėl to, kad vis tiek pagrindė visą laiką tas 12-ukas žaidėjų turiuomenį be vartininkų, dažniausiai jie dalyvaudavo stovyklose ir jeigu kažkur kažkas iškrisdavo, tai jie tokie būdavo kaip rezervas, tai manau, kad tie žaidėjai, kuriem buvo pasakyta, kad jie nedalyvaus, tai manau, kad jie gal ir jautė patys, bet vis tiek labai smagu, kad atvažiavo ir buvo su mumis tas 2 savaitės. Aišku, visko per tas 2 savaitės buvo ir traumų, ir mikrotraumų, tai niekas nuo to nėra apsaugotas, tai dėl to reikia daugiau tų žaidėjų. Ar galim teigti, kad 2026 metų Europos čempionatą Lietuvos futsalo rinktinė pasitinka pačios stipriausios sudėties? Manau, kad taip. Daugiau kažkaip taip, jeigu taip greitai prabėgus per tas 4 metus, tai manau, kad visi tie žaidėjai, kur ir daugmaž pasaulio čempionate dalyvavo ir po pasaulio čempionato toliau tęsė tą futsalo karjerą, atidavė visą save futsalui ir buvo su rinktinė ir buvo
buvo lyderiai, vieni iš lyderių toje rinktinėje, tai visi yra, aš manau. Ar tas faktas, kad daugelis žaidėjų yra žaidę pasaulio čempionate, kažkiek sumažins spaudimą prieš pirmasias rungtynes? Manau, kad nei vienas iš mūsų jokio spaudimo nejaučiam. Tikrai? Tikrai nejaučiam. O jeigu dabar darykim prielaidą, ketvirtadienis, ateinat apšilinėti ten, tarkim, nebūtinai pilna Kauno Žalgirio arena, bet 10 000 žiūrovų, tikrai nebus jokio jauduliuko? Jeigu tik tiek bus, tai aš papločiau rankom. Tai aš labai taip norėčiau, nes aš, kaip pasakyti, grįžtant vėl prie to pasaulio čempionato, aišku, ten tas laikotarpis buvo toks, bet turbūt man asmeniškai tokiam kaip žaidėjui, tai norėjosi didesnio to palaikymo rinktiniai ir dabar stebint vos ne kiekvieną dieną užeinu į tą Kakava LT ir... Kakava LT nuo 15 eurų, ketvirtadienį 20 val. Lietuvos rinktinė pradeda Europos čempionatą. Gražiai pareklamavau. Labai. Tai padidinus tą aikštelės plotą ir pasižiūrėjus, kad dar begalė yra vietų, ta prasme, norėtųsi, kad toks renginys ten, nežinau, be kažkokios ten labai didelės reklamos sudėtų, sutelktų visą dėmesį žiūrovom ir tikrai tą Žalgirio areną užsipildytų ir sakau, labai norėtųsi to ir tada, kai žinotum, kad gal 10 000 bus, gal kažkoks jauduliukas ir būtų, bet spaudimo, kad kažkokią jaustumėm, tai nejaučiam. Gerai, iš kur ta ramybė? Taip, esam dauguma žaidėjų yra patyrę žaidėjai. Turbūt tas darbas stovyklose, darbas klube, rungtynėse, praeitose stovyklose, ta prasme, trenerio pagrindiniai yra žodžiai tokie, kad jeigu atiduosim save aikštelėje visų 100%, tai rezultatas ateis. Koks jis ateis, neaišku, bet svarbiausia aikštelė atiduoti 100%. Ir kai matosi, kad atiduodam viską treniruočių metu, intensyvumas geras, kažkokie trenerio norai ir jo išpildymai irgi yra geri, tai, gal tada ir ta ramybė šiek tiek ir ateina. Supratau. Pabaigai mes su daug žmonių kalbėjom apie tai, kad pirmos rungtynės labai sunkios būna rinktiniai, kada būdavo tos 2 kontrolinių cikliukas ir antrosios visad geresnės. Ar yra išmokta pamoka, kad tokios prabangos, kaip sužaisti pirmas prastesnės rungtynės, Lietuvos rinktinė neturės čempionate? Tikrai šitas dalykas yra mums skiepijamas ir vos ne prieš kiekvieną treniruotę, kiekvienoje treniruotėje tai yra sakoma, kur padarom klaidas ir ten gal kažkur neatidirbom, tai visą laiką yra tai primenama, kad prabangos neturėsim suklysti, jeigu turim kažkur progą labai gerai mušti, turim įmušti tą įvartį. Taip, kad tai yra skiepijama mums ir teisingai pasakėt, kad antros rungtynės dažniausiai mūsų ten tų 2 draugiškų rungtynių būna geresnės, bet tikėkime, kad dar per tas kelias dienas pasišnekėsim gal ir žaidėjai tarpusavyje, kad ir treneriai dar turbūt bandys įskiepyti dar labiau, kad kiekvienas rungtynės turi būti kaip finalas. Ir pačiai pabaigai, ar žiūrit į kitą, tiksliau, ar žiūrėsit į kitą grupę, kad maždaug su kuo čia geriau susitikti ketvirtfinalio, su kuo geriau nesusitikti? Ne, tikrai nežiūrėsim. Aišku, norisi likti, ta prasme patekti į ketvirtfinalį ir likti žaisti Kaune.
Tai stengsime tai daryti, bet pagrindinis turbūt tikslas yra išeiti į kitą etapą, o jau ar pirmi išeitumėm, ar antri išeitumėm, tai nežinau. Turbūt jau tas tikslą būtume įgyvendinę, jeigu išeitumėm į kitą etapą. Nebejotinai. Norėtumėm tai ir pasiekti. Nu tai ką, Justinai, gero čempionato, daugiau nežinau, kad čia Evaldas dar kažką aptarsi. Palinkėsime, kad būtų sėkmingas čempionatas ir kad tikslai būtų įgyventi. Nes mes irgi iškėlėm tikslų. Pergalė, patekimas į kitą etapą, medaliai, žodžiu. Europos čempiono titulas. Titulo gal medaliai, bet svarbiausia, kad, kaip ir sakė Justinas, 100% atsidavimas aikštėje, o jau žiūrovai matys. Ir įvertins. Ir įvertins, taip. Viskas. Tai labai laukiam žiūrovų, tikrai. Evaldui, kreipkis Evaldą, nes mes su Nagliu jau sakėm, kad būsim. Išgirdau, padariau išvadas, aš irgi būsiu. Jūs būkit ketvirtadienį, sekmadienį. Viskas. Taškas. Padėtas. Ačiū Justinai, tai iki ir dar kartelį gero čempionato. Dėkui viso, iki. Viso. Net 13 minučių 13 sekundžių prakalbėjom, čia gerai ar blogai? Sutaupėte. Ne, aš turiu omeny, kad 13, žinai. Aš tai galvoju, štai gerą tokį palėtį gal niuansą Justinas dėl tų žiūrovų. Nes nestebėjau, nežiūrėjau, kiek čia tų bilietų parduota, bet kiek man teko bendrauti, tai visi dairosi į antras rungtynės, nes tai sekmadienis, nes tai laisvadienis ir panašiai. Bus ir daug ukrainiečių. Taip. Ir aš suprantu žmonės, kurie iš kitų miestų irgi galvoja. Aš nuoširdžiai galvoju, kad rungtynės bus 6. Nu, bet čia geriau, kad 8. Taip, aišku, geriau. Taip. Kitas dalykas, po to darbo diena, tai vėl iš tos pusės gal ir jeigu iš Vilniaus, žinai, baigęs 10 grįžti. Nu, čia dar viskas normos ribose, aišku, jeigu nėra pratesimų, nes paskui nėra bendravimo, nėra apie sportinius pratesimus. Jau nebe sportinių pratesimų, taip, bet iš tiesų, taip dabar nuoširdžiai pagalvojau, būtų labai apmaudu, jeigu pirmos rungtynės ir tu ten matai kelis šimtus tų žiūrovų tenais, ar net ir 1000 žiūrovų ten pasimestų toj didelėje erdvėje. Taip, aš 10 000 Aurimai, tai tu čia gal nežinau, tu tikriausiai iš lempos nuleidai tą, bet... Ne, aš galvoju, kad su Ukraina čia yra realus skaičius. Realus, bet čia yra užduotis ir federacijai, žinai, čia ne tik mes, kad čia kalbėjom, nu, federacija turi irgi kažką padaryti. Aš truputį būsiu skeptiškas tuo atžvilgiu, labai norėtųsi klysti, bet... Kai nesuveš autobusais vaikų iš akademijos? Aš manau, kad ne, o pažiūrėsim. Ir beje, dar tas antrų rungtynių lankomumas dar nemažai priklausys nuo pirmų rezultatų. Bet dar nieko nelaidoja, žinai, čia dar... Ne apie laidojimą kalbu, kad gal kaip tik, jeigu Lietuva nepralaimėtų, tai būtų pliusas. Ne, tai tada jau, sakykime, visa žiniasklaida margėtų. Bet ir šiaip, žinant tą faktą, kad Lietuvoje žmonės, išskyrus Kauno Žalgirį į Eurolygą, perka bilietus paskutinę dieną, tai bus daugiau dar tų žmonių negu dabar, ką Justinas sakė, kad kasdien žiūriu, tai man iškart atminti, kai Trakai žaidė Kaune su Farerų komanda Europos lygos atrankos rungtynes. Čia 2015 metai, tai tada dar buvo tokia net bilietavimo sistema, kad ten likus 4 dienom 2 litai, likus 3 dienom 3 litai, 4 litai, rungtynių dieną 5 litai. Ir rungtynių dieną vis tiek buvo nupirkta 70% bilietų, tai tiesiog taip yra, pamatė, aišku, čia to nebus, ten dar, kada laukia reikalingas geras oras, panašus dalykai, bet aš kažkaip jaučiu, kad vis tiek iki to ketvirtadienio ne 10 000, bet ir ne 1000, kaip sakant. Imkim aukso viduriuką, 5-6 tūkstančių. Aš manau, jau būtų geras rezultatas. Jeigu tiek būtų. Sutinki Naglį? Naglis skeptikas turėtų žino, būti kad geras nebus. rezultatas, aš galvoju, kad bus mažiau, bet tebūnė, geriau būtų, kad aš klyščiau. O šiaip 5 būtų visai neblogas rezultatas. Bet čia dar palauksim futzalo, ne? O dabar pereinam prie kontrolinių rungtynių ir pirmos rungtynės Sūduva Kauno Žalgiris. Mes turim kelias minutės jas aptarti, nes skambinsim netrukus Dovydui Lastauskui, kuris
iš Aptars savo iš pusės savo. pasakys, kas nutiko Marijampolės Sūduvai. Aš galiu įvesti į kontekstą. Kas čia nutiko, palaukit, ką pražiopsojau? Šeštadienį 4-0 Kauno Ai, Žalgiris. pralaimėjo Sūduva? 0-4. O pralaimėjo. čia nutikimas koks tai. Ir- Naglis ir- buvo, jis viską matė. tai Taip, jis gali o pasakyti. kadangi ateitis Cup turnyre Žalgirio komandoje žaidė Audriaus Ramono Ramono sūnus, tai Audrius po rungtynių atvyko, klausiau, kaip kas sako, ir mes buvom geri, ir Sūduva dar buvo silpnoka. Tai va dabar, Nagli, tavo žodis. Audrius, kaip dažnai būna, labai tiksliai nusako keliais žodžiais esmę. Tai iš tikrųjų gana tokios kaip pirmos rungtynės, aš lyginau vis su pernai metais, tai tikrai įdomesnės. Aišku, Marijampoliai skaudus rezultatas. Kita vertus, vėlgi, matosi akim iš karto, kai pradėjau žaisti, matai, kad viena komanda turi žaidėjus, kurie jau pakildami nuo suolo daro skirtumą, nekalbant apie startinę sudėtį. Tai čia kalbu apie Kauno Žalgirį, tai šiuo metu turbūt galva priekį visų komandų pagal komplektavimą, nes ir pradėjo komplektuotis. Išskyrus lietuvius, pabrėžčiau. Anksčiau. Taip, su lietuviais. Nes startė buvo 2 žaidėjai tik. Taip, bet čia žinojo, kad kontrolinės rungtynės, jeigu oficialios, bus 3. Ir tikrai jautėsi kokybė ir jautėsi. Negali sakyti, kad ten visiškai užgulę Sūduvos vartus buvo, ten nedavė kvėpuoti Marijampoliečiam, ne, rungtynės tokiam bangelėm. Bet jau kas žudė, ypač Sūduvą, tai kad Kauno Žalgiris klaidas taip kaip riešutus išgliaudydavo. Netikslus kamuolio priėmimas, pirmas įvartis, ten antras standartinė situacija, antro kėlinio pradžioje dar 2 įvarčiai ir viskas. Tai šiaip smagiai Kauno Žalgiris tikrai atrodė. Dar vieną dalyką nugirdau ir turbūt tai jau bus tiesa čia apie ateitį, kad Super Taurės rungtynės visgi bus greičiausiai Marijampolė. Taip. O, tai taip. Tikriausiai, nes ten jau... Tai per šalta žmonėms. Per šalta, iš tikrųjų, taip, per šalta. Nes kol kas ką prognozuoja, tai visą mėnesį. Taip, kol kas taip. Tai Kauno Žalgiriui taip, smagu vis tiek ir sužaidė, ir įmušė įvarčių. Įdomu pažymėti, kad 3 iš 4 įvarčių įmušė atraminiai saugai, kur jie turbūt čempionate nebus tokie rezultatyvūs. O asmeniškai tai iškart Karašimą išsiskyrė, ne? Na taip, iškart matosi, kad savo vietoje jam nereikia nieko priprasti, jis čia puikiai žino ir abu ten viduryje aikštės suko. O kaip Ikaunieks atrodė? O Ikaunieks truputį, sakyčiau, neišsiskyrė. Toks šiek tiek ištirpo, gal dar ieško, sakykime, savo rolės, bet ten buvo kas ir be jo, sakykime, ir Benšaibas, ir, daug turi. Ir Ribeiro išėjo, Ribeiro pakeitė Oregą pirmo kėlinio pabaigoje. Tai ten tikrai yra tų grojikų. Tai Ikaunikas tikrai nebuvo pirmas smuikas. Tai va, o kalbant apie Sūduvą, tai vėlgi reikia suprasti, kad nebuvo kelių svarbių žaidėjų iš pernai metų. Dar yra keli žaidėjai, kaip suprantu, tokio dėrybų stadijoje, ar pratęs kontraktą, o galbūt ieško geresnio varianto. Na, bandė kelis peržiūroje esančius žaidėjus, tai turėjau progelių, bet sakykime, Kauno Žalgiris galėjo mušti irgi ir 5 įvartį, gal net ir 6, Sūduva gal irgi kelias turėjo. Tai Sūduva dar tokia, nereikia aišku ten panikuoti, bet tikrai kelio pradžioje. Man jau patinka komentaruose, pamačiau, kad jau viskas aišku. Jau tai prasme, jau viskas aišku. Taip. O tai ir paklausim dabar sporto direktoriaus. Beje, mačiau, kad generalinis lygos rėmėjas jau sudėliojo, kas turi daugiausiai šansų tapti nugalėtojais. Tai Kauno Žalgiris yra pirmas, bet taip labai neryškiai prieš Vilniaus Žalgirį. Čia aš jau visai tą neryškų skirtumą siečiau su Pauliaus Golubicko. Dar nežinojimo. Atvykimu Vilniaus. Gerai, skambinam Dovydui. Šiaip reikėjo mums prieš savaitę skambinti Dovydui, nes sausio 13 buvo jo gimtadienis.
O mes neskambinom sausio 13. Nu, tai va, jau štai tokie rezultatai. Kieno, jūsų ar Dovydo? Dovydo komanda. Sibet? Sibet kazino? Sibet lažybos? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labą rytą. Labą rytą. Dovydai, čia Futbolas LT, Evaldas, Aurimas ir Naglis. Naglis labai primiktinai reikalauja, kad aš pasveikinčiau patį su gimtadieniu. Praeitų. Tai sveikinam. Tai kodėl tik dabar po savaitės? Tai vat, aš ir sakau, kad turėjom prieš savaitę skambinti ir tiesiog, apsilochinom. Aurimas ima ant savęs visą kaltę, bet Dovydai dabar jau čia baigėsi tieso medaus mėno. Dar įdomesnis momentas, aš vakar su Dovydu sakau, galėsi atsiliepti, jo, sakau, bet nieks nežino, kad čia kalbės, tai su wow šitą emodžiuką uždėjo, tai kodėl wow? Dieve. Ne, tai šiaip jūs vis tiek pasišėrinat, kas kaip kur, o čia dabar kolegas nustebint norėjo. Ne, aš vakar įspėjau. Įspėjo tarp eilučių. Bet gerai, užteks čia tų gražių ditirambų, nes Dovydai klausimas stovi šonkauliu, sulaukėme tikrai, lūžta internetas. Viskas, šakės, Marijampolės Sūduva. Panašu, kad sezonas jau nurašytas, jo kovosi dėl išlikimo su Žemaitijos atstovais. Tai kas nutiko, Dovydai? Tai kam reikalas? Kodėl taip staiga viskas baigėsi dar net neprasidėjus padoriai? Tai čia geras klausimas ne man iš tikrųjų, kodėl tiem kitiem žmonėm baigėsi viskas. Ir kam čia lūžta, kas, nežinau, aš gal tada kitokiom akim matau tą futbolą, jeigu nepastebėjau to, kaip sakyt, lūžtančio sezono jau po pirmos savaitės ir pirmų draugiškų rungtynių, kontrolinių. Nes, 0-4 su Kauno Žalgiriu, ne kasdien tokie dalykai nutinka. Aš vis galvoju, pernai nutiko Sūduvai toks dalykas, kaip 0-4 su kuo nors. Ar 0-5? Ne. Dabar čia sezono metu ar draugiškose? Sezono. Draugiškose iš vis, man atrodo, jūs tenais po 0 žaidėt, jo. Ant 0. Bet kaip sakyt, draugiškose rungtynėse, tai dabar... Nežinau, jeigu mes pakartotumėm tokį pat rezultatą, kaip su Kauno Žalgiriu praeitais metais iš 4 rungtynių 5 su taure, tai mes galėjom ir, nežinau, man nesminis rezultatas, nežinau, tie gal mažiau biški nusimanantys ar įsivaizduojantys, kad daugiau nusimano tą futbolą ir kažką sureikšmina tą 4-0, bet reikia žiūrėti visą kontekstą bendrą, mano nuomonė, ir bent jau aš tai jį matau kitokiom akim. Tas rezultatas tai tik skaičius, plus, sakau, pirmose aplamai kontrolinėse rungtynėse. Praeitais metais galų gale silpnai žaidėm kontrolinėse rungtynėse, ten pavieniai atvejai buvo gal geresni. Apgavote visus ekspertus netgi, sakyčiau. Nes pernai mes iš kontrolinių rungtynių spręsdami Sūduvos pajėgumą, tai visi šovėm pro šalį ir galvojom, kad... Tai ir turiu omeny, Evaldai. Paprastas dalykas, pavyzdys dabar 4-0, aiškiai, kaip sakot, gavo. Bet praeitais metais, kaip žaidėm su Hegelmanu ir 2-0 pralaimėjom. Tai ten, žinokit, mus Hegelmanas tūzino 2-3 kartus stipriau negu dabar Kauno Žalgiris. Aš net nepasakyčiau, kad ten labai stipriai imkim ir čia buvo į vieną pusę eiti, turėjom aišku, aštrumo nebuvo trečioje zonoje, tai matom šitą dalyką, matom, kad nebuvo dar nemažai žaidėjų ir jau sekančiose jau bus daugiau žaidėjų, imkim tų, ant kurių statysim, norėsim statyti tą sezoną, plus dar kalbamės, tai žaidėjai, kurie peržiūrose žaidė jaunimas, nuo 7-5 minutės iš vis apart Benetos ir Milašiaus ten buvo B komanda ir pažiūrai, kur Kauno Žalgiris ir šiaip žymiai, kaip sakyti, jau stipriau pažengusios su komplektavimu prasme. Ten jau turi 70-80% komandų. Pas mus komandos dar 50-60 geriausių atveju. Okay. Tai viską sudėjus, aš nežinau, labai akcentuoti rezultatus, sakau, tas žaidimas pirmam kėliny, tikrai turėjome ir gerų momentų, ir gerų atkarpų, ir iš kitos pusės, kada pirmose rungtynėse iš karto, kaip sakyt, gauni gerai per subinę, tai vien po to turi laiko daugiau taisytos, ar būtų paskutiniai saukos draugiškos, tai
Savaitė tik būtų Ir likus. tai nieko nereikštų. Ne, tai Ir tai nieko, taip, teisingai, Aurimai, ir tai nieko nereikštų. Tai čia, sakau, labai jau kvaila kažką analizuoti iš tų pirmų rungtynių, jeigu žiūrint tik rezultatą. taip. Na, bet čia visada, čia tokia taisyklė yra. Visada buvo žmonių, kurie pagauna tą Ne, tai čia, emociją, žinai, visada jų ir čia jau bus. net kai prasideda sezonas, kažkas tik truputį geriau pradeda čia jau dėl čempiono kovos, kažkas blogiau jaučia šitie iškreis, praeina 2-3 savaitės, viską atvirkščiai. Pernai Jo, po dviejų, nu tai trijų. praeitais metais dėl to pačio Eivino. Jo, Nu va, tai aš norėjau ten pasakyti. vienos kitos rungtynės biškai silpniau buvo, jau viskas, kaip Eiviną reikia keisti. Nu, gavosi čempionai. Nu tai apie ką mes Geriausias metų kalbam. Čia treneris. sakau, tie ekspertai, tai Nu, čia, džiaugiuosi už juos. jo, pasidžiaugim visi. Ne, tai Kad reikia, yra, jo. kur kas yra geriau, kad žmonės piktinas, Negu abejingi. diskutuoja, negu būna abejingi. Taip. Taip. Dovydai, pačiam antras sezonas sporto direktoriaus kėdėje. Suprantu, kad dažniausiai, kaip sako, pakartoti arba apginti tas iškovotas aukštumas būna sudėtinga, bet sporto direktoriaus gal šiek tiek kitaip, gal antras sezonas vis tiek jau yra patirties, jau yra ryšiai, know-how, supratimas, kaip ką reikia daryti. Tai Dovydai, kuo skiriasi šitas šio sezono pradžia lyginant su 25 metų pradžia? Pačiam. Tai realiai jau ir patys, kaip sakyt, paminėjo tuos dalykus esminius, tai tikrai jau drąsiau ir pats tvirčiau ant kojų jaučiuosi tenai vien ar kalbėdamas su žaidėjais, ar galų gale, nu vėlgi neslėpkim, ten migracijos klausimai ar dokumentai, ne, kokių reikia, kad, tarkim, gauti vizą ar leidimus gyventi. Ir pradžioje, nu tai kaip žalias eidavai ir, kaip sakyt, barškindavai visas duris, o dabar jau konkrečiai žinai, kur reikia, ko reikia ir kaip reikia. Ir tuos terminus ir taip toliau. Tai sakau, tvirčiau žymiai ant kojų, jau tiesiog jautiesi, bet vis tiek dar laikau, kad mak žalės dar esu ir čia tiesiog dar daug darbo reikia, kad nu, jau iš tikrųjų pasijaučiau šitoje vietoje jau maks užtikrintų. Bet šiaip sakau, nu vis tiek, čia tas pats kaip ir biški su tuo treniravimu faktas, kada įmeta į puodą pradžioje sunkiau ir ieškai tų dalykų, kaip išplaukti iš jo, po to jau siek su tom situacijom ateina ir patirtis. Tai tas pats ir čia. Taip, Dovydai, paminėjai, kad apie 50-60% kol kas yra Sūduvos komplektacija, taip vertinant. Aš pasižiūrėjau, šiaip dar yra nemažai pernykščių žaidėjų, kurių likimas neaiškus. Ten tie patys Sidis Anocho, Franklinas Tanžery, Nauris Petkevičius, kurį Naglis pastebėjo Kaune, sergantį už Kauno Žalgirio B komandą ar už Garliavą? Už Garliavos žaidėją. Už Garliavos žaidėją. Tai kokia situacija? Mes žinome, kas jau turi pratesimus, kas turi susitarimus. Nauris labai arti susitarimo su Hegelman. Tai va, Aurimas deda šitą kozerį. Kad Nauris labai arti susitarimo su Hegelman komanda. Tai jisai jau iškrenta iš Sūduvos planų. Gal Dovydas. Čia kaip klausimas toksai. Tai čia va, nustebinot ir mane. Ne, iš tikrųjų yra taip, kad tikrai pasidarėm su trenerių sąrašą, kuriuos žaidėjus labiau matom, kurie tokie irgi, sakyčiau, ne prioritetiniai, bet irgi reikalingi ir taip toliau. Ir pagal tą sąrašą dabar bendraujam, kalbam ir stengiamės tuos savo namų darbus kiek įmanoma geriau padaryti. Tai va, ir tas pats, kad praeitais metais tas pasisekė mum dalykas turėti kantrybę, nes tikrai su treneriu kartais atrodo, kad jau čia sezonas ant nosies, o dar neturime tų tokių pagrindinių žaidėjų ir taip toliau, bet va su ta kantrybė, kaip sakyti, ir gavosi tas sezonas, manau, neblogas praeitas, tai va šiemet irgi nedegam, nelekiam išdegę akis, žinom, ko mes norim tam tikrose pozicijose, žinom, ko reikia mums tam tikrose pozicijose ir kantriai laukiam to žaidėjo, kuris ves mūsų komandą į priekį, imkim, ateinančiam sezonui. Tai sakau, su visais tais tiek iš buvusios komandos, praeitų metų komandos kalbamės, bendraujam ir tiesiog dėrybų klausimai visur čia.
Suprantu. Naujasis komandos vadovas, reikia, taip, Mantas Agentas, kai kalbėjomės prieš mėnesį, gal daugiau, sakė, kad komandos biudžetas tikrai nemažės, gal netgi šiek tiek padidės. Bet nedaug. Bet nedaug. Tai jūs, vadinkim taip, po gero sezono vis tiek žaidėjų matyti lūkesčiai ir apetitas išauga. Natūralu, o pinigų kiekis vis tiek lieka panašus. Tai, Dovydai, kaip sprendžiat šią problemą? Čia irgi viskas su kantrybė susiję. Tai visiškai labai puikiai irgi pasakėt, čia su kantrybė. Tiesiog visų tokie norai dabar tikrai ženkliai pakėlė ir sakau, jeigu pavyzdys mes dabar, taip hipotetiškai paimtumėm tą pačią komandą, tuos pačius žaidėjus iš praeitų metų, bet tiesiog sutiktumėm su lygiai tais dalykais, ko jie nori šiemet. Tai mes turėtumėm realiai 300-400 tūkstančių algom, pakilusiom algom tam biudžete, pakilus algas. Tai pavyzdys, kiek pakilo visų įnoriai. Natūralu. Tai yra visiškai normalu, kada tikrai pasirodai labai gerai, tu ir nori geresnių sąlygų, tai su visais kalbam, deramės ir žiūrim, kad nebūtų tas vienpusis eismas ar iš mūsų, ar iš jų pusės, kad abiem gerai, nes, žinot, jeigu ar mes, ar jie kažkas jausis nuskriaustas, tai ir sezone parodys tas rezultatas, kad kažkas nepatenkintas, tai norim, kad visiems būtų abiejom pusėm gerai, ieškom tų taškų, kur mes tai galėtumėm surasti ir sakau, dėl to ir kai kurių greičiau darybos, kai kurių ilgiau darybos vyksta, bet, tikrai procesas visas užkurtas ir laiko klausimas. Aš dar iš praėjusio sezono, man toks liko įspūdis, kad buvo labai stipriai pataikytas su legionieriais. Dar net su tokiais, kur tu atsiverti, ieškai internete duomenų ir tu nėra, net transfer market nėra. O išeina žmogus į aikštę ir žaidžia futbolą, kuris atitinka tą A lygio, sakyčiau, A lygos aukštesnės kategorijos legionieriaus įvaizdį. Tai, Dovydai, čia pernai, tarkim, čia atsitiktinumas pasisekė, ar visgi įmanomas yra kažkoks algoritmas, pagal kurį dirbate ir žinote, kaip tuos brangakmenius iš juodojo kontinento dažniausiai atvežti į Lietuvą? Tai čia tas algoritmas kantrybė, ką ir paminėjau, nes pavyzdys buvo ir tokių žaidėjų, kur 3-4 savaitės pas mus peržiūrai buvo. Ir jie po to buvo starto žaidėjai. Tai kaip pavyzdys su treneriu po sezono kalbėjo, kad pavyzdys tenai keli žaidėjai, ten jeigu būtų tik savaitę peržiūrai, kas dažniausiai būna savaitė. Tai mes būtumėm neturėję 3-4 pagrindo žaidėjų. Bet su tuo kantrybė, su tuo laukimu ir laukimu, kada jie tikrai parodys tą bent vieną cinkelį, kad mums jų reikia. Ir išlaukėm, kad surinkom tikrai gerą kolektyvą, kuris tikrai, manau, neblogai padirbėjo praeitais metais, aišku, gaila, kad buvom, kaip sakoma, pirmi už brūkšnio, bet niek, manau, šiemet mes darysime, stengsimės maksimaliai, kad nebebūtume pirmi už brūkšnio. Tai šiemet gali būti ir 4. vieta, ta, kuri leidžia žaisti. Jo, gali būti ir taip. Tai, Dovydai, visgi. Į pabaigą, bet apie šio sezono ambicijas ir norus, tai europinė, ir balsas dingsta jau. Europa 27 metais, suprantu, yra tas pagrindinis tikslas. Ar matote Sūduvą trejetuke? Tarkime, kad jau garantuotai, kad jau nebūtų jokių galimybių sakyti, kad mes 4, bet vėl už brūkšnio. Kad jau taip garantuotai, tai, aš manau, be šansų, nes tikrai klubais biudžetais ir kiti klubai biudžetais pasistumėjo ženkliai į priekį ir, tikrai šitoje vietoje taip teikti garantuotai ne, kad mes matom savo vizijoje šitą dalyką, tai taip, bet kad va taip ir bus, tai negaliu teikti, nes ir jūs pats minėjote, kaip bendravote su prezidentu, kad taip, kažkiek biudžetas paaugs,
Jis nemažės, tai tikrai jis kažkiek gal ir paaugs, bet žinot, tai ir parodo, kad pavyzdys dabar ateina Transinvestai, su tikrai nemažu biudžetu ir taip toliau. Panevėžys, Šiauliai irgi turi top 3 ambicijas, tai Hegelmanai, Kauno Žalgiris, tai čia vien dabar 6 komandos suskaičiuojamos į 3 vietas, tai 5% kažkas nepataikys. O aš nekalbu dar apie Džiugą, Bangą ir Riterius, kažko dar nepaminėjau. Tai apie Riterius dar kol kas nėra ką net ir kalbėti. Praktiškai viską paminėjau. Ne, bet vis tiek aš tenai nemanau, kad bus kažkokia patrankų mėsa ar kažkas, tenai, kiek girdžiu, kolektyvas neblogas renkamas ir ten, manau, nenustebkit, kad jie būtų kaip mes praeitais metais, kur relegationas, bet visiems nosis sulosto. Tai čia visus gerbėm, visas komandas, kaip sakyt, suprantam, kad jie tikrai stiprios ir niekada negali žinot, kuriai pasiseks, kaip sakyt, tą overperformint sezoną. Kągi, nuo to tik įdomiau. Ir mums, aišku, bus tik tai kebliau spėlioti ir prognozuoti iš kavos tirščių būrint. Dovydai, ačiū už skirtas minutės. Nuraminame visus, kurie sakė, kad Sūduvai sezonas baigėsi faktiškai neprasidėjęs. Jis dar net ir neprasidėjo, tiesą sakant, sezonas. Ir kai prasidės, matysim. Mūsų jau nurašė iš pirmų rungtynių. Tokių nėra daug, bet visada tokių atsiranda. Tai ačiū Dovydai ir sėkmės, o visus Marijampolės Sūduvos gerbėjus linkime, kad ramybės, kantrybės ir viskas spręsime, kai ateis ruduo, nes kai skaičiuosim viščiukus rudenį. Taip. Ačiū Jums labai. Viskas, iki Dovydai. Viso. Iki, sėkmės. Gerai. O jūs sakėt pabaiga, jau viskas. Važiuojam tolyn. Transinvest Tauras Evaldas lankėsi rungtynėse, tai... Taip, buvau čia Pilaitės manieže, aišku. Kas buvote Pilaitės manieže? O kas šalčiau yra, lyst po ekete ar apsilankyti 90 minučių Pilaitės manieže? Žinok, į eketę tu lendi, aišku, pasiruošęs. Ir kad tai trumpas dalykas, tai yra tiesiog bum, išlindai, o tenais 90 minučių tai atstovėti, bet irgi eini pasiruošęs. Aš jau žinau, ko ten tikėtis, tai eini su 2 sluoksniais, su 3. Kaip į žvejybą. Kaip į žvejybą, jo. Bet kalbant, žinai, ten šalta, nešalta, gal netiek svarbu, bet tiesiog tu matymo kampas yra toks, kad tu stovi aikštės lygyje, dažniausiai stovi vienoj pusėje, arčiau, tai matai realiai tai, kas vyksta tavo zonoje, ten kas toliau, tai jau tik tai daugiau mažiau įsivaizduoji ir spėlioji. Transinvest, aišku, aš labiau žiūrėjau Transinvest. Kokių įdomesnių žaidėjų, kurie dar nepaskelbti? Buvo 3 kokie be numerių lakstantis, kadangi šalia buvo ir naujasis arba vėl grįžęs į Transinvest vadovo poziciją Salvijus Barevičius, tai jis šiek tiek praskleidė. Jis Žydrūną pakeitė? Taip, sakė, pakeitė Žydrūną nuo šių metų pradžios, tai jis šiek tiek man atsakydavo karts nuo karto į klausimus. Kai klausiau, o kas ten puolime, tai sakė žaidėjas peržiūroje, o kas ten kairėje žaidėjas peržiūroje, bet žaidėjas La Lygoje, sakė kelias rungtynes. La Lygoje sužaidęs. Komanda šiek tiek pasikeitusi, manau labai rimtas argumentas, aišku, yra vidurio gynėjas Edvinas Girdvainis. Tai vien užtenka, pavyzdžiui, pamatyti, kaip... Tai jis su Dominyku ar jis su Švikauskas, Barauskas? Pradėkime nuo to, kad iš pradžių, kadangi Transinvest nusprendė, kad nėra prasmės skelbti sudėtis ir ten kažką kurti papildomą, nors su Marium Stankevičium interviu po rungtynių padarė. Tai sudėti reikėjo pačiam susidėlioti, tai pradžia buvo tokia, kad Dominikas Barauskas, Edvinas Girdvainis ir Artūras Žulpa, 3 gynėjai, antrame kėlinyje, po pirmo kėlinio praktiškai, žinai, visi keičiasi, tai antrame kėlinyje Šveikauskas Kloniūnas išėjo ir dar kažkas iš jaunesnių tenais irgi į tą gynybą. Tai pradžia tokia, kad tu matai, jog tie 3 vidurio gynėjai šiaip tikrai solidus ir Edvino Girdvainio ten perdavimai, pavyzdžiui, kai pasistabdo ir 30-40 metrų, tikslus perdavimas diagonaliai į vieną kraštą, į kitą kraštą, duoda iš karto apie save žinoti. Bet toliau, kaip ir, sakyčiau, problema tokia, kad reikia kažkam mušti įvarčius. Čidera Nuvoga, Henry Čidera Nuvoga, kuris pernai ten primušė tų įvarčių pirmoje lygoje, šiuo metu tikriausiai vyksta žaidimas irgi kantrybės žaidimas, nes jisai be abejo nori didesnio atlyginimo, galbūt nori ir pasiūlymų, kažkur turi pasiūlymų iš kitų šalių. Tai vyksta peržiūros, Transinvest turi žaidėjų, kurie bandomi.
jeigu taip toks įspūdis, kad pirmame kėlinyje, tarkim, be abejo, Transinvest daugiau žaidžia su kamoliu, tokių pusprogių yra po standartinių situacijų, smūgiai, kurie arba pro šalį, arba vartininkas tauro atrėmė, bet tokio įtikinamo žaidimo trečioje zonoje nebuvo. Kas man regis yra daugumos komandų šiuo metu problema, nes tu dar negali turėti. Gal Kauno Žalgiris jau jie atrodo, kad žaidžia. Bet irgi, kaip sakiau, įmušė 3 įvarčius atraminiai saugai. Ir tikriausiai iš tokių irgi klaidelių, kurios padaro, suteikia tavo varžovai. Tai čia taip pat buvo tiesiog tokį gal, sakykime, pernelyg pigų įvartį prasileido Transinvest. Yra dabar jau vaizdo įrašas, Tauras yra įsikėlęs. Tauro beje komandoje yra pora ukrainiečių. Tai ir įmušė ukrainietis, ten Rahač, aš ten aišku pasižiūrėjau, jauni ten 18-20 metų vaikinukai, greiti, aštrus, nedidukai, vikrus. Nežinau, gali būti, kad pirmai lygai jie bus pats tas, ar Tauras su šia sudėtim būtų aukščiausios lygos komanda, tai labai abejoju, jie čia kovotų, muštųsi, grumtųsi, bet greičiausiai būtų ta 90 komanda kovotų dėl išlikimo, nes labiausiai ko Taurui trūksta, tai rezervų, nes iš to, ką jie paskui išleido antrame kėlinyje, tai matosi, kad neturi kol kas tų žaidėjų. O Transinvest turi 2 sudėtis ir tai dar tos 2 sudėtis buvo nepilnos, nes ir Artiomas Račenko, Artiomas Fiodorovas nežaidė, dar buvo žaidėjų, kurie stebėjo rungtynes ir nedalyvavo juose. Tai tikrai sudėtis įdomi, bet aš kol kas paučiu tas pats Čabė Uzmendi, jisai Kauno Žalgiryje man buvo daug ryškesnis. Aš pernai jo pirmoje lygoje nemačiau, šiais metais tose draugiškos rungtynėse kažkokio ypatingo įspūdžio nepadarė. Kiek metų jau? Nežinau, 20 kiek, 7, 28, tai nėra senas, bet čia reikia pasižiūrėti. Marko Tulio, toks irgi pasižiūrėjau, ten futbolininkas iš Brazilijos, dar vienas ispanas peržiūroje, dešinėje žaidė ukrainietis, kurį jie pasirašė, neseniai paskelbė apie jo atėjimą, bet tai irgi, tu matai, kad dar kol kas toli iki to. Bet čia taip ir turi būti. Žaidimo. Nesąmonė būtų, kad jeigu dabar jie jau žaistų ten labai kokybiškai. Taip, muštų po 4 įvarčius, kaip kita Vilniaus komanda. Aš tik tai pastebėjau, kas man įsiminė, Deividas Česnauskis jaunesnysis, kairiojo gynėjo pozicijoje, antrame kėlinyje žengė į aikštę. Tai aš jau buvau išėjęs, nes aš jau judėjau link Sportimos, aš tik tai girdėjau išėjęs, kad jau džiaugiasi Transinvest Torsida, ten buvo 14 žmonių, kurie ir supratau, kad išlygino visgi rezultatą, paskui paaiškėjo, kad Ričardas Šveikauskas. Tai Deivido Česnauskio išėjimas man paliko gerą įspūdį, jis buvo kairiojo gynėjo pozicijoje žaidė ir tokie, žinai, kaip sakoma, dažnai būna, kad tu matai jauną žaidėją, kuris, perdega ten, dar ten kamuolį, ne taip priima, dar kažką. Žaidžiančio gynėjo. Bet pernai irgi jau žaidė. Ieško jam pozicijos, šiaip ir gerai, ten į kraštų jungėsi ir tikslius perdavimus. Ta prasme, nedarė nieko, ko nereikėtų daryti, darė viską, ką reikia. Paprastai, aiškiai, konkrečiai, jeigu reikia duoti kamuolį komandos draugui atidavė, jeigu reikia pasigynė. Taip kad visai geras įspūdis, ir šiaip sakau, čia iš Transinvesto yra ką išskirti, bet gal tas tiesiog įvartis praleistas buvo per pigus, nes Artūras Žulpa ten pernelyg, taip sakykime, atsidūrė 1-1 situacijoje, varžovas prasimėtė į dešinę, smūgis ir Mantas Bertašius, kuris dar nepaskeltas, irgi toje situacijoje neišgelbėjo komandos. Šiaip ten Mantui didelio darbo ir nebuvo. Antrame kėlinyje, man atrodo, Julius Virvilas jau buvo ten vartuose, tai irgi, sakykime taip, Tauras kontratakose šiek tiek bandė įgelti, bet gerokai didesnis ir daugiau laiko būdavo kamuolys jų aikštės pusėje ir daugiau būdavo įtampos jų baudos aikštelėje. Beje, Sergejus Kuznecovas, matosi, kad atsinešė ir savo žaidimo modelį, kurį žaidė Alytuje. Ta pati, vartininkas įžaidinėja irgi kamuolį, kaip kad būdavo Dainavoje, ir yra Naglis Paliuščius žaidė. Iš Alytaus yra žaidėja. Taip, man atrodo, Čibuikien Vostų jisai dar pernai papildė irgi iš Alytaus Dainavos ir dar kažkurį vieną iš alytiškių. Koškošas irgi buvo kol kas. Tai Tauras, man atrodo, šiaip yra pirmos lygos top 5 tikrai pagal sudėtį dabar, bet čia irgi dabar. Tai žinai, jie dar gali stiprintis, jie dar tikrai sulauks tų žaidėjų. Einam toliau prie kitų rungtynių, gal tiksliau dieną prieš tas kitas rungtynes. Vilniaus Žalgiris pagaliau paskelbė, kad saga dėl Pauliaus Golubicko yra baigta. Paulius Golubickas tampa
brangiausių A lygos futbolininkų. Įvardink, kur čia ta stratosfera. Nes, pavyzdžiui, iki šiol mes galvojau, kad Antalis ir Černychas buvo brangiausi, kurie jau 5 ženklė, 10-11 tūkstančių gal ten tų eurų. Aš nežinau tikslios sumos, bet pagal algoritmus susidėliau, kad turėtų būti apie 12. Apie 12. Bet tai, žinai, čia aš vėl grįžtu prie to, kad jeigu 17 metais Žalgiris mokėjo Mahamaniui Traore už 9 rungtynės po 9 tūkstančius eurų, tai tas skirtumas per tiek metų nelabai, žinant infliaciją, tai nėra taip, kad čia kosmosas tas 12 tūkstančių. Aš galvoju, šiaip... Bet žinai, bet reikia turėti omeny 4 metų sutartis. Taip, 4 metų sutartis, aišku, dar tas niuansas. Mano algoritmais netgi gali suma truputį ir didesnė būti negu ta, kurį įvardino Aurimas. Bet čia, gerai, agentai dirbo. Arba kažką mes žinome, arba kažko nežinome. Gal Žalgirio planas yra ne tik tai 4 sezonams turėti Paulių Golubicką atgaivinti ir parduoti, žinai? Jo, aš manau, kad taip. Tai yra, aš girdėjau ir tai, kad yra įrašyta suma, už kurią jis galėtų išvykti į užsienį, bet sakau, mane labiausiai nustebino, kad dabar jis turėjo galimybių iš Rumunijos, turbūt su dar didesnė alga, išvykti, bet... Į Rumuniją turime. Į Rumuniją, bet su Rumunija pats žinai, kaip yra. Gausi 2-3 mėnesius, ar 3-4 gausi, tai nebesitikras. Bet iš kitos pusės, man pirma mintis, kai aš jau išgirdau, kad Paulius grįžta į Lietuvą, tai vis tiek pasirodo, kad truputį ambicijų trūkumas, nes jeigu tu nori dar būti, sakykime, futbolininkas, tu vis tiek šiai dienai turėtum rinktis ne lygą, o tą pačią Rumuniją. Vėl, čia galbūt po to. Čia planuot gali gal toks, nes tau reikia atsispirt. Gal būtų Žalgiris geresnis variantas, nes jau daug ką žinai, daug ką pažįsti. Rumunijoje tai vėlgi neaišku, į kokią komandą papulsi, kokie žaidėjai bus, kokie treneriai ir panašiai. Tai čia aš suprasčiau šitą variantą. Bet mes irgi kai ką spėliojam, kai ką žinom, kai ką nežinom, bet šiaip buvo, kaip suprantu, bent pradiniam etape pasiūlymai iš abiejų. Tai ir labai panašus beje. Bet po to jau buvo pasirinktas Vilnius. Įdomu, nes šiaip aišku, tas ėjimas į Kauno Žalgirį būtų labai, sakykime... Padėjęs taškus. Taip, tada aš nežinau, ar net ir pačiam Pauliui Golubickui ten būtų pavykę taip atsiskleisti, kaip jis atsiskleidė prie Čeburino 24 metais. Kita vertus, niekas negali garantuoti, kad Paulius Golubickas po sezono, kuris blaškėsi tarp, žinai... Bus toks pat geras, koks buvo. Ir ras tokį patį... Ne šiaip tai atrodo, ta pati Hebra lieka ten. Matulevičius, Verbickas, Antalis. Tik tai visi po tokio sezono, kai, nebuvo jis toks tam pačiam Giedriui Matulevičiui geras, kad 24 metai. Livijui be abejo, jisai atėjęs nuo praėjusio sezono vidurio, įrodė, kad yra aukščiausios kokybės puolėjas. O Vidijus Verbickas irgi buvo labai stabilus. Dabar pažiūrėsime, yra ir daugiau konkurentų. Aš netgi paskui bandžiau taip pasižiūrėti, dėlioti, kažkas lieka už bortą. Šiaip jeigu į startinę sudėtį, jeigu, pavyzdžiui, Capanas norėtum įtraukti. Capanas ar Čapanas? Jis pasako Capanas. Okay. Kažkodėl kiti rašo, ir Andrius Tapinas Čapanas, bet pasižiūrėjau dar kartą pristatymą ir jisai pats sako, kad tai yra Capanas. Taip ir sakykime. Tai va, tai jeigu jis turi žaisti, vis tiek, tu įimi tokį žaidėją ne tam, kad jisai ten kiltų nuo suolo. Jis turi žaisti, Golubickas, Matulevičius, Verbickas, ir tada aš galvoju, kur dar Michailovičius, Jarusevičius ir taip kažkam teks pasislinkti ant suolo. Arba ieškoti naujos pozicijos. Taip, bet vis tiek, tai visi netilps, aišku, ten... Bet ir nebus dar idealo. Dar Kendišas gali būti irgi į atramą pakilti. Nebus idealo, bus traumos, bus visokie dalykai, taip kad... Tai geriau turėti daugiau žaidėjų, negu turėti tenais 11. 11 į vieną poziciją po vieną ir tikėti, kad jie visi ištemps. Žiūrėjot, kaip triuškino VRFS ar netriuškino? Čia taip, kaip pažiūrėsi. Aš žiūrėjau iš tribūnos, o iš kur tu žiūrėjai? Aš žiūrėjau iš Ateitis Cup ofiso, nes ten šilčiau gerokai, bet aš kadangi buvau atsėdėjęs jau sportimui 3-4 valandas, tai jau buvo šalta ir aš nuėjau į tą ofisą, taip ant miego patraukė
ir žiūri tą futbolą dar labiau patraukiant miego, o kai 7 minutę krito pirmas įvartis, pagalvojau. Šis užknarkiai. Ne, neužknarkiau, bet nuobodoka buvo, jeigu taip toks pirmas įspūdis. Gerai, biški trumpiau Evaldai apie tas rungtynes. Tai gal turbūt ten jų ir nereikia. Žaidimo prasme, tai čia nieko labai neprianalizuosi. Turiu kelis klausimus. Prašau. Tai iš šono. Kendišas įmušė iš savo aikštės pusės ar iš varžovų vis tik tai? Man regis visgi jis jau buvo įžengęs į varžovų pusę, bet pats tas sprendimas iš kairę koją priimti. Aš paskui, kai žiūrėjom gyvai, tai man dar atrodė, kad jisai gal kažkaip tiesiog improvizavo, bet kai pažiūri pakartojimą, tu matai, kad jisai įvertino, kur yra vartininkas, nes šiaip VRFS vartų sargas Andrius Juskiv, jis nebuvo ten labai toli išbėgęs, bet įtariu, sakome, paskui juokavom, nėra pas mus ten VRFS 3 lygoje, nėra tokio žaidėjo, kuris tiesiog pasitaisytų ir kairę pykšteltų dar tokį preciziškai, aišku, čia preciziškai, žinai, ne taip tikriausiai taikėsi, bet jau kaip pataikė taip. Jeigu dar kitų klausimų kol kas dėl to nuobodumo, tai mane tokia prieštaringa mintis kamavo vis rungtynių metu. Ar mes čia susirinkome šventę švęsti, ar mes čia susirinkome ar visgi susirinkome į kontrolinės rungtynės, nes mano pirminis įsitikinimas buvo, kad čia bus šventė. Tai jeigu tai buvo noras daryti šventę, tai labai stipriai trūko šventinės atmosferos. Tai antras būtų klausimas, ar apie 1000 man sakė. Tikrai ne mažiau 1000. Bet ir nedaugiau. Paskui ištirpo jų, nes, žinai. Tai aš kažkaip galbūt... Aš kadangi žiūrėjau ir mačiau abi tribunas, tai taip sakyčiau, tarp 800 ir 1000. Kontroliniam tikrai neprastas. Neprastas, bet aš kažkaip galvoju, žinai, čia tas... Vaibas. Tai vaibo nebuvo, tiesą sakant. Vaibo mes paskui pakūrėme jau antrame kėlinyje, kadangi aš stovėjau, mes tai su Tomu Butkum, FL vadovu, nieko nevartojame, nes mobilusis baras buvo kitoj pusėje. Tai norint į mobilųjų barą nueiti, tau reikia praktiškai vėl išeiti visą kelią. Ir be to, kai paaiškėjo, antram kėlinys baigėsi. Mobilusis baras buvo išvartotas. Tai tiesiog vaibas, tu pats turi susikurti. Kadangi šalia mūsų sėdėjo Spartako Chebra su legendiniu Dmitrijum Raksa, o antram kėliny šalia jau kairiuoju kraštu skuodė legendinis Dmitrijus Askabovas, būsimas legendinis Dmitrijus. Tai aišku, jo bendra žygiai ir draugai labai daug dėmesio skyrė Dmitrijui. Ir tada atsirado pagyvėjimas ir bendravimas ir replikos į aikštę, žinai, ir pavyzdžiui, turėjo 2 kampinius VRFS, tai natūralu buvo klausimas, koks derinys, nes Paulius Glosas, vienas iš trenerių, sako, pagal derinį, sakau, Pauliu, koks derinys, sako, antras, gerai, žiūrime, antrą, pabandė, nepavyko, taip, antras nepavyko, bet jau toks jau atsirado smagiau truputėlį, nes šiaip, jeigu tai tu žiūri kaip į rungtynės, tenka pripažinti visgi, kad mėgėjai, negali būti lygiaverčiais priešininkais ir taip ir negali būti. Nepaisant to, kad Žalgiris, pripažinkim, irgi labai toli buvo nuo starto sudėties. Taip, ir net antram kėliny, aš nesitikėjau, kad, pavyzdžiui, išleis Capaną, kad išleis Matulevičių, bet išleido juos ir jie tiesiog žaidė tiek, kiek reikėjo pažaisti, nepersitempdami, nepersistengdami, taip, ten ne tai, kad viena koja, bet tu matai, kad jie pasaugoja save, pasaugoja ir varžovus, kas irgi labai, manau, kad teisinga buvo. Šiaip Klaudijus Upstas daug žaidė ir aš galvoju, po to mes juokavom, kad VRFS ko labiausiai trūksta, tiesiog žmonių, kurie galėtų pabėgti. Bet jeigu yra Justinas Baltrimavičius, vienas iš greičiausių VRFS žaidėjų, o prieš jį žaidžia Klaudijus Upstas, arba tiesąkant, jie vienas kitą žaidžia, tai tu čia bėg kaip nori, kur nori, tu nepabėgsi nuo Klaudijaus Upsto, arba ten jo nepabėgsi ir ten nepridarysi jam rūpesčių. Vieną piligrimų kelią nueiti dar, kad galėtum su Klaudijum pasilyginti. Po rungtynių aš pasikalbėjau, šiaip pagalvojau, jeigu tai būtų tradicija ir žinotų mėgėjai, kad jie kiekvieną sausio, bet ten prieš tai buvo su Transinvestu. Bet jie vis tiek Taip, o pernai nieko nebuvo. Tai šiemet, sakė, sužinojo gruodžio vidury prieš šventes, kad yra toks variantas, tai turėjo iš viso 2 treniruotės tarpusavėje, tas rinkinys VRFS. Bet sakau, jeigu tu žinotum, tai gal tu bent jau gruodį skirtum šiek tiek tam, kad fizinės kondicijos pasiteltų. Nepadėtų, bet bent jau gal nebūtų rizikos susitraumuoti išėjus, nes sakau, mes irgi juokavom, sakom, išeina žmogus antro kėlinio viduryje ir žaidžia prieš kokį nors reaktyvinį Žalgirio jaunuolį. Tai kokia tavo didžiausia noras? Nesusitraumuoti bėgant paskui jį, nepasitemti 2-galvio ir 4-galvio raumens. Tai va, štai iš tų rungtynių žaidimo prasme nieko negali daryti, jokių išvadų.
O dėl šventinės atmosferos tai Trūko. tikrai reikia labai stipriai pagalvoti, kaip padaryti, kad būtų smagu, nes dabar šiek tiek niūru, pilka ir klausimas tada, dėl ko mes čia susirinkom, dėl ko tas buvo šurmuliukas, jeigu realiai jis nepateisino jokių lūkesčių. Važiuojam toliau. O, sakei, žiūrėjai Panevėžį su Daugpiliu. Bet labai irgi ten ta... Tai labai trumpai ir pasakyk, nes aš visiškai nemačiau. 1-0 Panevėžys laimėjo, ne? Taip, Panevėžys panašu, kad irgi turi jau tą brandolį žaidėjų. Nu, jie gal, sakyčiau, antri po Kauno Žalgirio Taip, pagal komplektavimo susidėlioja, tą lygį. Ir man vėl patiko Matas Ramanauskas, šiaip viduryje labai gerai stukosi, jis toks, jaučiasi, kad jam gal net ir nereikia laiko įsijausti, įsižaisti, neatsitiktinai. Kovingas žaidėjas. Taip, jis ir prisidėjo prie to įvarčio, jo smūgis buvo, kur Justinas Januševskis tiesiog pataisė šiek tiek ten tą irgi, kaip čia sėkmės dalis, bet tu buvai vietoje, įmušė įvartį. Ko labiausiai trūksta Panevėžiui, tai be abejo Smito ir Devegos, tai va ir išsiaiškinti, ar bus jie ar nebus. Jeigu jų nebus, tai kitoks bus Panevėžys. Jeigu bus, tai iš karto, ypač Devega mano galva, jisai turėtų, žinai, jis iš karto duos visam Panevėžio tam, tada nereikės kitiems per daug stengtis, tiesiog tu padarai savo darbą, duodi jam kamuolį, jis jau gamina toliau. Kitų gal irgi tokius rezultatus. Banga žaidė su Grobina, sužaidė 1-1, išlygino paskutinę berods minutę, ten prie galo Banga išlygino. Čia Liepoja žaidė, ne? Liepoja žaidė, taip, Liepojos Maniežė, o Kaune žaidė Hegelmanai su Bivonu 3-2. Tai Kadero įvarčiai gražu. Kaderovo įvarčius išskirčiau, abu du gražus, pirmas taip smagu, gražiausi įvarčiai turbūt parengimo. Jeigu dar Kendišas įtrauksi, tai to šeštadienio trejetukas. Tai va, na ir... Daug naklių su Džiugo vadovu. Ir Šiauliai su Džiugu sužaidė 1-1. Džiugas jau antrą kartą 1-1, man atrodo, žaidžia, ne? Nes jie su Panevėžiu. Taip. Martynui Jarmaliui bandom paskambinti. Taip. Iš kažkokių mokymų, tai nežinau, iki 11:50 galim skambinti, dabar 11:53. Jau gal pavėlam. Nu gal. Ne. Dabar galvoju, tokia, aišku, yra įdomi tendencija, kad Panevėžys filmuojasi, rungtynės parodo, Marijampolė filmuosis parodys. Gal perskambins Martynas, jeigu gali. Ir kol kas, šiaip Žalgiris irgi filmavosi, bet įdomiai, operatorių nebuvo. Tiesiog, matyt, pastatė kameras, nukreipė į vieną pusę, į kitą pusę ir... O Šiauliai, kiek aš žinau, irgi filmavosi, bet man atrodo, netransliavo dėl... Gerai, Nagli, prašom. Sibet kazino? Sibet lažybos? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Dėl mums nežinomų priežasčių. Labadiena. Sveiki, vyrai. Labadiena, Futbolas LT, Aurimas Evaldas ir aš Naglis. Martynai, turit mažai laiko turbūt. Kaip ir mes. Viskas gerai, dabar atjungiau iš tokių susitikimų, tai niekada to laiko neužtenka, bet viskas gerai, jau čia įprasta. Visą laiką užtenka, einam per pozityvą, Martynai. Malonu jūsų pakalbėti. Supratau. Na, kaip reikalai Džiuge, kol kas taip tarsi pretenduojate į Nobelio taikos premiją, jeigu žaidžiate, tai lygiosiamis. Juokauju, aišku. Jo, tie rezultatai čia dar, kaip sakyti, žinot, niekas visai nereiškia. Taip. Bet viskas gerai, tik geras, ta prasme mes tokių, sakykime, neturim didelių pasikeitimų čia viduje, kas organizacinė pusė. Turim tik tai galbūt ramybę didesnę. Šio laikotarpiu, vadinkim, keli metai atgal tik pradėdavom treniruotis. Jeigu pastaruosius sezonus, tai tikrai dar turėdavom daug pozicijų, kaip sakyti, nepasirinktų, dabar trūksta gal tik kelių žaidėjų, nes turėjom ilgalaikį kontraktų nuo praeito sezono, tokį gal mažytė rizika kaip mūsų klubui, arba mums kaip atrodė, arba iš kitos pusės norėjom to žingsnio, šiek tiek, kaip sakyti, profesionaliau pažiūrėjom, aišku, tai kainuoja, bet išlaikėm 6-7 su kontraktais, tada aišku dar greit su visais, kuriais pavyko prasitęsėm ir pradėjom treniruoti sausio 5, ten keletų žaidėjų iš peržiūros, bet apie 20, virš 20. Tai va, tai toj vietoj taip, kaip sakyt, kai gali treneriai dirbti nuo pradžių, liktai ramina, bet dabar tie pasirinkimai jo tokie tapo, kaip sakyt, atrodo, bandai išbaigti, tą sudėti, kad jau ruoštis sezonų startų, kiek čia grubiai mėnuo. Taip. Jau su tais vyrais
Jo, bet džiaugiamės visais, su kuriais pasirašėm, ta prasme, nenuvylė nei pirmos, nei antros rungtynėse, tai dar kai kurie čia suvažiuoja, šiandien mūsų Ibrahim Cese atvyksta. Tai, atvyksta, nes buvo klausimas apie jį, taip, tai jau žinom, kad atvyksta. Jo, tai jūs jau, jeigu jūs stebėjot kažkur sudėtis slaptai, kaip sakyti, informaciją gaunat iš tų draugiškų, jo, dar ne, tai čia jis praeitą savaitę Bakarysą netvažiavo, tai iš tolimųjų kraštų, taip gavosi. Ir mes kažkur gal šiek tiek ten atidėjom, buvo ten tam tikrų tokių ir pamastymų, ir susitarimų dėl galimybės išvykti, tai laukiam ir dėl to. Taip. Nes taip visi, dėl kurių klausimai buvo ir suvažiavo. Tai va, viskas gerai, jūs gal klauskite. Aišku, gerai, tai tas minėjot, kad sezonas yra ankstesnis ir anksčiau pradėjo komanda treniruotis, toks įspūdis iš šono, kad Džiugas kaip taip tolygiai iš lėto brestantis vaisius. Vis kažkurį sezoną po žingsnelį į priekį padaro ir organizacinėme darbe. Čia turbūt vienas iš tų buvo, mano požiūriu, tai būtent visas trenerių kolektyvas, kaip supratau, trenerių štabas, visas ir liko, ne? Jo, išlaikėm. Kažkaip sakau, fainai, kad vieni kitus pažįsta, bet klausimas, ar norės dar vienas kitam įrodyti viską. Čia yra toks momentas. Dabar... Bet visi yra. Kalbant apie pasiruošimą, Džiugui visą laiką, ir tas problema turbūt liks, pradžioj rungtynės, namų rungtynės tos vadinamos, pernai buvo bandymas žaisti ir Kretingoje, ir Klaipėdoje. Dar iki rungtynių palaukiam, kur treniruojasi. Kur treniruojatės, taip pasakykime, kur vyksta. Čiuožykloj. Tai praktiškai kaip prieš 100 metų. Fizinis. Ta prasme, toj vietoj jo, čia tokie, net nesakyčiau skaudi, tokie jau biški nervinanti ta tema. Kaip sakau, gerai gyvena lietuviai, žmonės pripranta prie to komforto, žaidėjai irgi ir tie patys žmonės, ir jaunesni, ir vyresni, ir kai tu važiuoji pas komandas arba į kitus miestus, matai, jau aš kaip sakau, čia ir iš vaikų pozicijų. Taip, ir iš vaikų. Keliam klausimą, čia aktyviai, čia nėra ką diskutuoti, reiktų to burbulo, ten stacionarus, nestacionarus, to prasme, tragedija, ta žiema. Ypač tokia žiema, kaip dabar, sakykime. Tai va, net, aš sakau, aš turiu 3 vaikus, aš dėl vaikų džiaugiuosi, kai tas sniegas iškrenta, kur gyvenamės prieš matom kalną, čia žinėt, bet tuo pačiu iš darbinės tos profesinės, visai, net tai čia, kaip sakyta, aptarnaujantį personalą sargdinam, kur su savo neįkimbam miestų tarnybų, prašom, bet miestų tarnybom, tai nekaltinu miestų tarnybų, nes turi veikską ir dėl gyventojų, taip. Jo, prioritetai yra, žinot, aikštelės, gatvės, visą kitą, tai vėl čia nepaaiškinti, bet, tada telkimės jau partneriais, rėmėjais, kelininkais, kurie vėl ir suprantat, ne viską pavyksta nugrandyti. Dabar tiek kiek ir sniego, tiek kiek mes jau ten sugebėjom išvežti į šonus, jeigu dar čia drieptų, mes jau mažėjom stadiono plotį. Mažinat. Ir ta prasme, tai viena ir nusivalyti, antra, tai tas įšalas ten slidu. Traumom, visam, ta prasme, nebėra čia neską aiškinti, ir sakau, mūsų vaikai, nuo 12 metų, taigi mes į salės netelpam, tai irgi tam laukia ir jaučias, čia nekaltinsiu mamų, bet tie laikai irgi pasikeitė, daugiau išlepė. Tai turbūt nevesiu, neleisiu, nes susirgs, patys su vyresniu vėl ten nenori žalotis, o galų gale, ar čia suaugę, ar komanda, ar vaikai, tai jie ir pasaugo save. Tai, bet, žinot, ruoštis reikia, treneris mūsų išradingas, ta prasme, tai tam pasiruošimo plane, tai nėra vien stadionė, aišku, ten einam į džimą biškį, su miestu supažindinam žmonės, prasibėga biškį Andrius ten palaiko, bet aikštė kiekvieną dieną vis tiek esam ir, galbūt ten keliom minutėm trumpina, bet, ta prasme, gaila. Ir tuo pačiu džiugu, po pirmą savaitę, kai čia taip užėjo, yra žaidėjai, kurie pirmą kartą pamatė. Sniegą tokią žiemą. Ir jo, bet, ta prasme, šiaip kaip ant to oro, prie to krūvio, kad yra čia gaunam, tai jau stengia, aišku, reguliuoti. Ta prasme, tikrai esam tom keliom savaitėm, kiek aš jau patenkinti, kiek iš trenerių girdžiu, kiek matau bendrą tą tokį vaibą, tikrai.
atrodė, kad bus galbūt prasčiau, nes, šiaip sakau, nenormalius, tai profesionaliai žiūrint, nenormalius sąlygos, normaliai treniruotis. Tai va, tai ką vyrai daro, tai pagarba, tai tikiuosi, kad taip ir persineš po to. Charakterį, kaip sakoma, grūdina. Žemaitiška. Taip. Aišku, čia truputį su liūdnesne tokia gaida, bet vis tiek, dirbti reikia, ruoštis reikia. Jaunimo irgi pasirodė, kiek žinom, 2 Kauno Žalgirio, oficialiai 1, bet man kažkas burtelėjo, kad ir 2 yra jaunuolis. Kaip pavyksta su jais susitart, pasikalbinti, ar jau šioks toks įdirbis ir šioje srityje Džiugo yra? Turiu, kaip pasakyti, atiduoti gal vėl, mes daug juokavim su Andrium, neįmanom nejuokauti, ta prasme, čia savaitgalį ten, ir aš soksmenas buvau, Andrius kitmenas, draugiškas be prangų, išvažiavo, Hebra nepasitikrino, tai tas pats ir su skautingų departamentu, Andrius jokies skautingų departamentas čia dirba, žinot, turim tą listą arba kažką pastebim asistentai Andriaus ir pats treneris. Tai visada, taigi, kai kalbamės tikrai nuoširdžiai apie tą lietuvybę, apie tos jaunus žaidėjus kažkur negaunančių šansų. Taip susiklostydavo, kad aš kartais galvodavau, visą Lietuvą čia, visi ekspertai, visi nepatenkinti, nelaimingi, kalba, kaip čia lietuviams šansų nesuteikia, bet kai tu nori suteikti, ir šiemet ir keli pavyzdžiai, bet aš neminėsiu kur mes kvietėm ir siūlėm pinigus nesumokėti už tas išpirkas, tokius kokius galim, iš pirmų lygų. Tai va, tai visą susidurdavai, kad kažkaip, nelabai, paleidžia, ar patys nori, ar kabina, tai tu supratai, kad kalbėti ir vieną, bet darbą įrodyti kitą. Šiemet turbūt tie pasirinkimai tokie kažkaip kitaip sukrito ir kalbam su klubais, tai prasme nepaslaptis čia keletą susitarimų su išpirkom, bet pajutau ką tai, kad, jau turbūt ir trenerių įtaka, kad nori pas trenerių. Pasitikė. Tai Andriaus, sakykime, čia irgi kažkoks gaunas ir tiesioginis, ir netiesioginis nuopilnas. Ta prasme, dėl to sukurto, čia jau braižas modelis žaidimo ir empatijos jausmas, taip kaip turbūt eina žmonės. Nes buvo tų pokalbių tokių, kur rinkos gal ten tarp mūsų ir kito klubo vidutinioką arba žemiau to vidutinioko, tai jaučiau, kad tai veikia. Tai turim ir Denis, ir ta prasme Deitonas, pernai jau pamiršot gal, bet buvo traumuotas, tai jis saugo čia jau kasmet Vinskus, tai Stelmokas nuomai, tai dar vienas žaidėjas nepaskelbtas iš Žalgirio, reikia užbaigtus, kaip sakyti, oficialius. Tai ir... Mes paskelbsime. Tai mes jau sakėm. Nidas Vasilijus. Nikita Pavlovskis. Irgi dabar nežaidė. Pavlovskis. Tai labai lietuviška ir jauna komanda Džiugė būrėsi. Kaip? Panašu, kad Džiugas būrė tokią lietuvišką ir jaunatvišką komandą, bent jau iš to, ką... Vidurkis dabar kiek čia man išskaičiavo, iš to, kad turim 22,5. Jo, tai biški kapitonas sako, ar turėsiu aš čia biški kažkokio vyresnių draugų. Bet sakau, tai žiūrėk, tai vaikščiasi kaip tėtis, tas neatsakomybė prie jaunimo, čia regeneracija, pačiam, žinot, kaip kiti jaunų kraują mėgsta gerti, kad patys jaunesni būtų, tai sakau, tokio aplinkoje gerai. Jo, taip gavos, bet, tai visi tie, kurie išliko, nėra, kaip jau, aš kaip sakau, futbolė, tai 24-25 ir geras amžius. Taip, geras. Tai yra Valentino, tas pats Jakubas, tai ir Sanė, ir Cise, visi iš 23-24 čia verčias, tai Paukštė, tai Liukaitis, ta prasme, turim ir to vidutinio, bet, iki 30 turim tik Luką ir Marių Paukštę. Tai jau jaunin, bet, tai o kada, jeigu ne dabar jiems, tai sakom, reikia duoti šansą. Ir pasitikim labai, bet, tai prasme, sakau, stebina ir džiugina darbą. Bus koviniai. Bus koviniai, puiku. Na ir paskutinis jau klausimas iš mano pusės, ar jau sugalvojot, ką daryti su tuo per daug, kaip pernai įvyko, kiek jūs skaičiavot, kiek taškų dalinot savo aikštėje? Varžovų. Savos aikštės kompleksą? Taip. Ar jau nugalėsi tą savos aikštės kompleksą? Taip. Negaliu sakyti. Aš manau, kad čia nėra klausimų, kad mes
norim toj vietoje, mes kėlėm tą klausimą visokiais čia pjūviais, kas čia ir kaip kažkokie turbūt tokie, Nu, tokie metai galbūt. Keliamieji. Ne, bet jie tokie ir gal užkarnai irgi savo aikštį niekad nebuvo didelis privalumas, kažkokį gal perdėta įtampėlė ar pasitikėjimas ten toj vietoje, kai mes pradedam ir sugrįžtam, tai nėra buvę metų, kad nesijaustų ten vieno medaus toks, kaip sakyti, laikas. Pripratimas toks. Po visų tų dirbtinų, dangu atrodo grįžti ir ten viskas turėtų būti okei, bet aš nežinau, iš to per didelio noro gaunasi toks gal kažkaip taip. Tai čia nėra tokių vienu ar kitų vaistų, nes mes tikrai kažkokius papildomus įtampus nekuriam. Kai žaidžiam namuose, mes norim dovanotų pergalių, tai aš galvoju, kad jeigu čia, visat po to kažkokį nepavykusią po duobelės gal ateis tas kalniukas ir gal šiandien parodysim tą statistiką, nes matėt, turbūt mes vieni buvom ten, kur namų ir išvykos tie skirtumai, jeigu kai lyginu lentelėse, aš nežinau, ar jūs laidą, tai toks šuolis. Ten antroji vietoj, ten prieš paskutiniai. Tai antroji nuo galo. Taip. Gerai, Martynai, ačiū labai, kaip visada malonu pakalbėti, tai linkime, kad Džiugas būtų toks pat kovinis, kokio laukiam jaunas, lietuviškas, nežinau, ir Andriui didžiausi linkėjimai. Ir skautingo departamentui. Taip, mamai. Bei sokmenams ir kitmanams. Irgi gerų laidų, Dėkui. Žinau, ką aš pagalvojau, tu iš Telšių, ne? Ar pas jūs ledo ritulio tradicijos buvo? Tai va, prašau, dabar tokiu metu futbolas ledo Aš ritulio galima. turėjau omeny, kad kaip prieš 100 metų, gal aš truputį padidinau tą laiką, bet sakykime, ten tais 9 kokiais 6, kai buvo Energija, Rokiškis, Telšiai, nepamenu dar koks, ten 4 ar 5 miestų čempionatas, tai Telšiai buvo. Prie ko aš lenkiu, kad būdavo laikai, kai futbolas vykdavo šiltuoju metų laiku, paskui futbolininkai ant pačių žodžių. Geriausias pavyzdys yra Vytautas Dirmeikis, kuris labai gerai žaidė ir ledo ritulį. Matau, vienas iš geriausių. Ir daug tų laikų turbūt mažiau nežaisdavo ledo ritulio futbolininkų negu. Gerai, einam labai trumpai apie moterų futbolą. Aš buvau pasižymėjęs tik Andriaus Tapino žinutę, bet mes jau laidos pradžioje sakėm, kad daugiau reikalų yra. Tai Andrius Tapinas praėjusią savaitę skelbė iššūkį ir paskelbė, kad 2026 metais MFK Žalgirio tikslas yra prizinė vieta. Ir aš komentaruose parašiau, kad siūlau Andriui dar vienas lažybas su salį ir aš sakau, kad MFK Žalgiris nebus tarp 3 komandų ir žinot ką, Andrius? Priėmė? Atmetė? Nesureagavo. Nes Andriau, tikrai. Nieko. Bet Andrius Tapinas atostogauja, tai gal po atostogų grįš ir viskas bus gerai, bet aš dabar pabandysiu įvesti kontekstą, kodėl aš galvoju, kad nebus bent jau šiais metais trejete, nes ten pagal tą Andriaus žinutę, tai surinksim geriausias lietuves ir Lietuvos merginų pagrindų maždaug eisim kovoti. Jau tikrai nesurinksit geriausių Lietuvos merginų, nes jos yra visos kontraktuotos. Tu Liucijos ir šitos Rimantės tu neparsiveši į Lietuvą. Ten gal buvo mintis, aš supratau, apie tokias gal jaunimo rinktinės žaidėjas. Labiau į jaunimo, nes faktas. Bet ir jaunimo rinktinės aš dabar žiūriu irgi. Gintra turi naują trenerį, jau kelios žaidėjos ten ir vyresnės, ir jaunesnės, tai čia ne taip. Beje, išgirdau, kad Greta palikus Gintrą jungias prie Šiaulių akademijos. Tai turbūt. Prieš porą metų jau ir žaidė, kai grįžo iš motinystės atostogų, ten buvo polėje žaidė, o dabar nežinau kur žais, bet kadangi dirba akademijoje trenerė, o ta komanda žais A lygoje, tai jungias prie tos komandos. Aš tai irgi galvoju apie Andriaus Tapino tą netikėtą pasažą, pasikalbėjau su Žalgirio darbuotojais, tai visiems buvo netikėtas jo išstojimas šis ir asmeninė iniciatyva. Ir aš galvoju, šį kartą Andrius pervertina save ir galbūt neįvertinam Lietuvos moterų futbolą. Nes jis pradėjo nuo to, kad koks tai pašėlusiai populiarus, populiarėjantis, pritraukiantis. Taip,
Europoje, tam tikrose Pasaulyje, šalyse, taip. pasaulyje. Bet Lietuvoje, Andriau, reikia daugiau pamatyti Taip, to bet futbolo. aš tai kad matau dar suprastum. truputį ir šansą sėkmiai, nes, žinai, tas Lietuvos moterų futbolas yra kitoks, ten tu nežinai dar kiek komandų ir kokios komandos žais. Čia dabar kalbam apie 8, bet čia nelabai keičiasi. Tai jeigu bus 8 su Sanedu ir futbolo akademija Šiauliai, tai dėl Sanedo klausimas visada. Jeigu nebūtų ribojamas legionierių skaičius, tai manau Sanedas atsivežtų čia 15 legionierių ir savo žaistų tą futbolą. Tai jau pereisiu truputį prie tą, ką aš mačiau, tai Sanedo salės futsalo komandoje buvo registruotos 3 legionierės, žaidė 2. Tai taip, bet jos yra Šiaulių gintros. Taip, ten turbūt visa komanda viskas susiję. Šiaulių. Taip. Tai va, o dar grįžtant prie Andriaus Tapino, tai įdomi iniciatyva, bet aš galvočiau, mano tokia mintis buvo, kai sprašiau, ką jis galėtų padaryti, tai tiesiog apjungti Vilniaus moterų futbolo tas skirtingas organizacijas. Bet norint apjungti, čia yra... Ne vienos norėti. Taip, arba dideli pinigai, arba turi būti bendras tikslas. Apie ką aš neku, tai apie Bites ir Domą Paulauską, MFA Žalgirį ir Svajūną Stravinską, nes yra 3 tokios tvirtos. Taip, ir panašu, kad... MFK. Ir MFK, kur Justinas Klevinskas ir dabar jau, sakykime, Andrius Tapinas irgi jungiasi į tą MFK Žalgirio rikiuotę. Tai visų pirma, jeigu pavyktų spręsti Vilniuje, tai tada tikrai tas Žalgiris būtų vienas, sakykime, vieningas ir turėtų labai tvirtą piramidę. Bet aš abejoju, ar tai pavyks. Ne, tai kad čia vien juk mes esam girdėję ne kart tarp MFA ir MFK, kad tiksliau tarp MFA ir FK dar Venslovaitinės laikais, kad ten nebuvo jokio... Būdavo bandymai pasikalbėti bet jie ir baigdavo. Vienintelis bendras dalykas tai buvo spalvos. Spalvos. Andrius irgi palygino logotipus, tai panašu, kad logotipai, kai... Bet aš kiek girdėjau, tai Mindaugo Kasparūno retorika nuo Vilmos Venslovaitinės moterų komandos atžvilgių labai stipriai nesiskiria. Ta prasme, kad jis... Ta prasme, kad MFA taptų FK Žalgirio dalim, tai... Tai aš sakyčiau, gal ne MFA turėtų tapti, o jie turėtų kalbėti su Domu Paulausku, kuris yra puikus jaunų merginų treneris, ugdytojas ir tikrai sukūręs per 10-12 metų gerą organizaciją. Dūzgiančią organizaciją. Bet irgi, tu neateisi ir nepasakysi, žiūrėk, būk mūsų dalimi. Čia reikia daugiau kažko. O ar turi to kažko daugiau FK Žalgiris, ar gali tam skirti kažko daugiau? Ar nori? Ir ar nori, taip. Andrius minėjo, kad bus investuotojai. Sveiko proto investuotojas supranta, kad čia tiesiog yra pinigų atidavimas labdarai realiai. Taip. Palaukim, taip. Bet čia įdomus buvo įstojimas, bet aš labai irgi skeptiškai žiūriu į jį. Gerai, einam prie klausimo, ne? Ar dar turim kažką? Mes turim labai mažai laiko. Turim moterų futsal finalą ir 3 vietą. Finalai bus, atrodo, kitą savaitgalį, atrodo, dar nepaskelbta. 24, 25 kažkaip. Tai MFA Žalgiris Muru prieš Bangą. Kas labai, sakyčiau, normalu ir atspindi. Ir Jonava prieš Sanedą. Taip. Dėl 3 vietos. Ir kas dar sakėjai? Utenis užėmė jau 5 vietą, Fly Ladies 6. Gerai, einam prie klausimų, 17 minučių jiems. Kada riterių tyla pasibaigs, vyksta kas nors, ar tai vyksta kas nors, praėjusį ketvirtadienį jau turėjo būti, atrodė, kad turi būti jau tas paskutinis taškas padėtas, bet aš nesulaukiau skambučio, tai panašu, kad nepadėtas taškas, bet ar vyksta kas nors, vyksta, žaidėjai važiuoja, žaidėjų dabar yra tiek daug, kad šeštadienį komanda žaidė, dvi sudėtį žaidė viena prieš kitą. Dabar jau labai daug yra atvežtų žaidėjų. Sekantį žais jau su FFA dabar žais. Kontrolinė. Dar klausimas, ar bus transliuojamas Europos salės futbolo čempionatas. Tai šiandien prieš filmavimą sakė, kad kol kas arčiausiai yra LRT, bet kol kas dar, kaip suprantu, nepasirašyti. Taškas irgi nepadėtas. Irgi taškas nepadėtas. Alytaus Dainava yra pranešimas apie visas, ne visas nutrauktas, bet daug nutrauktų sutarčių po sezono ir vadovo pažadas kautis dėl sugrįžimo į A lygą. Šito negirdėjau. Nebent čia kažkas įvyko, ko mes nematėme. Kokios naujienos ta tema futbolo užkuliuosiuose ir specialistų tarpe? Tai mes prieš savaitę kalbėjom, kad Rimo Kantaravičiaus tikėtina, kad prie vyrų komandos nebeliks. Taip, o šiaip lyg ir ruošiasi jau pradėti pasiruošimą sezonui, bet dar keli iš žaidėjai iš buvusios Dainavos
užmatyti Jonavoje, tai sakykime, jeigu ten tikrai rimtas ten pareiškimas dėl gautis sugrįžimo, tai kol kas dar tokio pagrindo nėra. Bet sakau, prasidės, yra, mačiau jau ir kelios kontrolinės numatytos ir su pirmos lygos komandom, su ekranu, dar su kažkuo, taip kad bus aiškiau. Kiek abonementų pardavė kiekviena komanda, klausė Vygantas, mes čia šitą 3000 apie Žalgirį, o visi kiti Kauno Žalgiris vis dar pardavinėja, jie dar neužpildė ir šiaip tokio fenomeno kaip Žalgiris turbūt nebus niekur, nes daugelis kitų tų futbolo gerbėjų, jeigu ir pirks abonementus, juos pirks paskutinę savaitę. Greičiausiai. Ar komandos naudojasi influenceriais TikTok ir kitomis jaunimui patrauklomis platformomis, kad prisitrauktų žiūrovus į stadioną? Tai kaip nematom, jeigu tu matytum socialinėje erdvėje, tai suprastum, kad naudojasi. Bet kažką iš tos pusės kažkaip nužiūrėjau, kad ekranas ten įdomų kontraktą pasirašė. O Kauno Žalgiris, matėt, dabar nepatria, koks yra tas bičias Lietuvos rinktinės sirgalius, kuris deda videoblogus iš kelionių su rinktinė. Tai nežinau, ar čia jį galim vadinti influenceriu. Aš žinau, kad bandėme mes su Vilniaus Žalgiriu irgi tos per influencerius eiti populiarinti, tai efektas minimalus arba... Bet tai gal, žinai, reikia visiems. Reikia, ne, tai reikia įdirbio, taip, bet jeigu tiesiog dabar pasikviesiu 5 ryškiausius ir jiems duosiu po abonemento, jie mane pareklamuos, nu, tai... Tai Vilniaus Žalgiris tikrai tą darė. Čia Andriaus Tapino, žinai, yra. Gal 5 ryškiausias reikia kviesti. Gal. Bet tada, žinai, vieną kartą suveiks, o antrą kartą jau jiems turėsi pinigus sumokėti. Taip, manau, daugelis žinomų žmonių paskatintų rinktis stadionus visiškai be užmokesčio. Vygantai? Ne. Nemanom. Patirtis šiek tiek kitokia. Ne. Kada Panevėžys Šiauliai Klaipėda turės šiuolaikinius dengtus jaukius žiūrovams pritaikytus nedidelius stadionus? Čia aš galvoju, ką turi menį Vygantas, tikriausiai 4-5 tūkstančių dydžio. Tai va, kiek Lietuvoje apskritai yra? Tai čia iš visai Lietuvai tas klausimas. Turime Kauno Žalgirio areną, kuri realiai yra nejaukus, nėra jaukus, nedidelis panašiai. Taip, o įsivaizduoja, kad... Bet jis dengtas yra. Jis dengtas. Toks, jeigu būtų 2 kartus ar 3 kartus mažesnis. Tai tokių stadionų turbūt Lietuvai labai reikia. Artimiausias gal būtų Alytaus, kadangi dengta tribūna viena. Taip. Marijampolė turi dengtą, Telšiai turi dengtą tribūnėlę. Jau ten dalis tribūnos ir panašiai. Tai čia ne to miesto klausimas, čia klausimas visai Lietuvai. Ir aš nematau kol kas jokių perspektyvų, kad bus tokie statomi stadionukai. Nėra. Nyderlandų spaudoje 2-25 spalio mėnesį buvo pristatytas naujasis riterių sporto direktorius Hamzah Sadek. Buvęs Utrecht komandos auklėtinis, įvardėjamas kaip jauniausias Nyderlandų techninis direktorius profesionaliame futbole. Gal ką žinote daugiau apie šį riterių sporto direktorių? Galiu pasakyti, kad iš vis nežinau nei kaip jis atrodo, nei kas jis toks. Ir dar, kadangi praėjusią savaitę Aurimas Tamulionis kalbino Janą Nevoiną, paklausė apie šį žmogų, tai Janas irgi pasakė, kad tokio aš negirdėjau. Ta prasme, jis netmeta, kad yra, nes gali būti, kad olandiška pusė. Vis tiek jie ruošia savo žmonės, bet... Bet jau nuo spalio įsivaizduoju. Kontaktų, kaip sakė. Ar galima tikėtis įdomių žaidėjų iš to šalies? Jau yra atvažiavęs ne vienas, kiek jie įdomus parodės laikas. Ką manote apie situaciją, kad klubas nėra parduotas? Pirkėjai viešumoje veikia riterių vardu. Nu, jūs čia atsakykite, aš nežinau, ką... Man tai iš vis su riteriais yra tokia mislinga situacija, aš jau nebenoriu nieko manyti, nes Aurimas nieko nesako, nieks nieko nežino, procesai vyksta. Tai aš irgi nežinau, tiek kiek žinau, tiek pasakau, bet čia ką manot apie situaciją, kad klubas nėra parduotas, bet potencialus pirkėjai viešumoje veikia riterių vardu? Tai kuriozas. Nenormali situacija. Nenormali situacija, pritariu jam. Kontrolinių rungtynių transliacijos yra pasiruošimas kitam sezonui ir kažkokių naujovių testavimas ar tiesiog papildomas turinys žiūrovui? Čia tikriausiai turi menį A-lygos YouTube. Man atrodo, čia force majoras buvo A-lygos YouTube. Gali būti, kad čia toks papildomas turinys. Nes pavyzdžiui, įmetė iš Panevėžio, bet ten Panevėžio rungtynės filmuojamas, man reikia, su ta Vevo kamera. Tai čia jau reikia Karolio ir A-lygos klausti, bet šiaip tai man toks keistokas yra. Per Marijampolės V, pavyzdžiui, aš nemačiau tų rungtynių. Nežinau, gal jūs kažkas matėte pas save, aš per Seagates prisijungiau ir nemačiau.
balso. Per YouTube paskui pasižiūrėjau, YouTube paklausiau. pasižiūrėjai. Ten kažkokie steigimai buvo sukarpyta, tai matyt buvo problemų kažkokių pirmos rungtynės. Nu, Marijampoliai ne pirmas kartas. Taip, šiaip. ten. Bet aš manau, kad čia tiesiog toks keistas dalykas. Gerai, bandymas. toliau važiuojam. A lygos puslapio perėjimų sąrašas ir manoma, kad atsidurtų prie žaidėjų pavardžių pozicijos perėjimas kaip laisvo agento nuoma ir taip toliau. Aišku, klubai tai skelbia. Dažniausiai neskelbia. Neskelbia, taip, čia. Ir apie lietuvius, jeigu mes žinom, tai vat atvažiuos kaip pernykščiai Sūduvos žaidėjai, jeigu klubas neskelbia, o jis žaidėjas Transfermarkto neturi. Techninis, kada mobiliojoje puslapio versijoje atsiras statistikos grafa? Čia geras klausimas, bet tai Šiaip, jo. galėtų ir atsirasti. Nežinau, kiek jų... Klausimas, kiek naudojasi tą mobiliąją A lygos Nu, aplikaciją. bet vis tiek, čia kiek, kad ir du žmonės naudojas, tu okay. Šiais laikais tu jau... Patogiau būtų. Faktas. Kur pametė pirmą lygą savo interneto puslapį? Dingo, va, teisingai, nebeveikia, jo, nebeveikia. Nei vienas lyga, nei pirma lyga nebeveikia. Tai čia aš norėjau, kas pas mus dabar atsakingas už pirmą lygą? Markevičius, Jonaitinė. Taip. Tai va, klausimas jiems, gerbimieji, kur dingo, ar čia naujas kažkoks kūrybinis procesas, ar nedaug dievė bus pirma lyga pririšta prie Lietuvos futbolas LT, nes nu čia Lietuvos futbolas LT yra Kometo įtakoje ir tai yra žiaurus dalykas tiems, kurie nori sekti statistiką. Visiškai beviltiškai. Visgi Marijampolėje ir Vilniuje vyks LFF Super Taurė. Greičiau, kad Marijampolėje, nes aš įsivaizduoju Vilniuje, ten turbūt suplanuota viskas būna daug į priekį. Sportimą? Aha. Nes čia variantas. Tai ateitis nebent užėmusi visą vasarį. Vasario 16. Nes, žiūrėk, buvo mintis, kad... Taigi 16 iš vis yra pirmadienis. Taip, šventinė diena. Šventinė diena. Raudonas kalendoriaus lapelis. Tai mintis buvo, kad bus Kaune, Kauno Žalgirio arenoje, ne? Ten šildomo žaidėjai. Žalgirio arenoje, Jėzus Marija. Kodėl aš taip sakau? Už tai, kad futbolui ruošiesi. Okay, jo, Dariaus ir Girėno stadione. Tai dabar aš tai nustebęs, kad jūs sakote apie Marijampolę, bet kai aš... Aš tai pirmą kartą irgi Tai aš pakalbėjau su klubo atstovais. Kitų variantų ir nėra Vilnius arba Marijampolė. Kada bus paskelbtas A lygos tvarkaraštis? Atsakymas lygiai tas pats, tada, kai bus praeitas licencijavimas ir bus aiškios komandos. Aš sakau drąsią prognozę, o jūs arba pritarkite arba ne. Kitą sezoną iš A lygos iškris komanda iš Žemaitijos. Jeigu nebus riterių. Tada aš galvoju, ateis dar viena komanda iš Žemaitijos, greičiausiai, arba Klaipėda, arba Tauragė. Bet čia kalba apie iškritimą. Tai ir iškris kažkurį, arba Telšiai, arba Gargždai, arba ta komanda, kurie ateis iš pirmos lygos. Nu, gerai. Nes jeigu bus riteriai, tai tada aš norėčiau sužinoti, kokie bus riteriai. Aš nieko nesakau. Aš sakau, kad iškris. Nerodyti draugiškų rungtynių transliacijos važa vis dar jaučiamas Vilmos kvapelis, kad konkurentai nenusižiūrėtų, kokiom schemom žaidžia komanda, Kaunas ir Panevėžys transliavo. Gal tiesiog varžovai ne tie, bus matyti nuo kito. Šiaip, žinai, tikrai buvo filmuojama ir kad transliacija būtų gyva per YouTube, pavyzdžiui, daug nereikia. Čia mes jau VRFS, SFL tą darome. Tai padaryti turi Vilnių Žalgiris, bet sakau, čia man iki galo nebuvo išdirbtas, nes galėjo VRFS imtis iniciatyvos ir padaryti gyvą transliaciją per savo. VRFS ėmėsi iniciatyvos, kad nerodė. Ne, nemanau. Čia sakau, iki galo taip ir nesuprato, ką daro. Ir neaišku, kas turėtų sumokėti už tai. Tai čia 150 eurų, žinai, gal nenubėdnėtų. Žinau, ryšių, su kuriais galima su 1-2 kamerom 150. Ar neturėtų būti viena, sutinku, 2, jeigu 105, tai čia jūsų ryšiai. Ir dar komentatorius. O, tai čia jūs... Komentatorius dar sumoka pats. Taip, kad gali pakomentuoti. Ar neturėtų būti taip, kad jei kažkokia komanda bankrutuoja ar dėl kitų priežasčių negali žaisti lygoje, tai būtų tada ir leidžiama kitoms pretendentėms licencijuotis, galbūt kažkokius pagreitintų būdų, nes mano nuomonė žaidimas atspėk, kad gal atsilaisvins laisva vieta lygoje ir licencijuokis, nieko su sportu nėra ir neturi būti susijęs. Bet tik, kad licencijuojasi. Aš nežinau, čia nespratau klausimo, nes ir Neptūnas, ir Tauras licencijuojasi A lygai. Tai bet kokia prasmė jiems licencijuotis? Tarkim riteriai... Bet tai ir taip, jeigu tu, pavyzdžiui, riteriai nėra, bet tu nori 2 komandos, tai kas garantuoja, kad ta komanda gaus licenciją ir žais A lygoje? Kita vertus, ta licencija tai toks savotiškas pasitikrinimas, pasiruošimas ir ateičiai, galima taip žiūrėti. Tai vat, būtent iš tos perspektyvos reikia žiūrėti. Taip. Ar ir toliau žais purvinų kamolių? Kol sniegas tikrai ne. Oranžinė. Raudona. Kodėl A lyga bent jau stadionuose nerodo pridėto laiko skaičiavimo? Kodėl, pavyzdžiui, mes LFF arba Žalgirio namų stadione, tu tiesiog baigėsi tas 90 minučių ir pats sustabdo ten. Tu kažkaip turi
tau reikia pasistengti, kad rodytum pridėtą laiką. Man atrodo, ar nėra čia, kad iš vis nieko nerodoma. Jo, man atrodo. Ne, tai čia ne dėl draudžiama, aš tai galvoju, kad čia galima. Neleidžiama. Ar dėl to, kad techninės savybės tokios? Aš manau, kad techninės galimybės neleidžia, ne. Tai gali leisti 95 ir toliau. Ne, gali nestabdyti jo, bet tiesiog tu nerodysi. Šitam Žalgirio to išvieslentį tu gali susireguliuoti, kad būtų ne 9, o ten 9-3 pavyzdžiui. Nu, jo, bet čia... kada tu tą, kažkaip... Žodžiu, Žalgirio yra taip, kad 90 minučių suėjo ir stop, viskas. Pati Aurelijus Klimas įmetė kažkokią BBC nuorodą, bet aš nemačiau, kas ten yra. Tai negaliu atsakyti. Apie Baltijos lygą. Tai ten Krimonė. Ar įdomu, bet dar paskui yra kitas klausimas papildantis. Ką manote, ar domina ar ne, nes vėl Latvijai. Taip. Man asmeniškai neįdomu. Mes apie tai kalbėjome, kad čia reikia daugiau negu tik tai noro. Reikia finansų ir UEFO's kažkokiu gal... Tai ten buvo ta mintis, kad mintis ten tokia dėstoma, kad UEFA galėtų... Tai jau galėtų, čia jau galėtų, bet negalėtų čia iš tos serijos. Ketvirtadienį vykusioje Pauliaus Golubicko perėjimo sagoje minėjote, kad sulaukėte dar vienos balso žinutės, kurie sakoma, kad Kauno Žalgiris gerokai permušė Žalgirio pasiūlymą. Buvo. Tai kaip jūsų žiniomis baigėsi šios klubų lenktynės, ar VŽ dar vieną kartą permušė šį KŽ pasiūlymą, ar vis tik Paulius jau nebesusiviliojo tuo jūsų gerokai? Iš savo šaltinių, tai, kaip šaltinių, irgi nėra iš tokių oficialių, iš pokalbių, kad to antro Kauno Žalgirio pasiūlymo gal ir nelabai buvo. Bet kitas dalykas, net jeigu jis buvo didesnis, tai turėkime omeny, kad Vilniaus Žalgiris pasiūlė 4 metus, tai čia... Ir pats pagrindas yra tas dalykas, kad Paulius Golubickas dar kai nebuvo aišku, ar grįš į Lietuvą, jis vis tiek kalbėjo tik apie Vilnių. Tai, ta prasme, nebent jau būtų skirtumas čia 12, o čia 5000, turbūt tik tokiu atveju jis būtų pasirinkęs Kauną. 3 minutės. Jei LRT transliuos lygą, ar bus naujovės kokios nors, ar viskas tas pats, kas anksčiau? Jeigu dabar sakyčiau, kad tikriausiai nebus, bus kaip anksčiau, bet o gali dar ir nustebinti mus. Ne, aš visų pirma manau, kad LRT net transliuos lygos dėl lažybų įstatymo. Ir Karolis minėjo, kad dabar arčiausiai yra Baltijos televizija. Ar ne Karolis? Kažkas. Nežinau šito, negirdėjau. Tada ne Karolis minėjo, bet aš girdėjau, kad Baltijos televizija yra arčiausiai. Kadangi lyga skelbia komentatorių konkursą, partnerysčių specialisto ieško ir panašiai, tai čia galbūt ir bus galbūt, o šiaip apie komentatorius, tai visai tokios rungtynės, kaip vyksta kontrolinės tiem bandantiem komentatoriam puikiausiai dirba. Visiškai. Gerai, paskutinis klausimas. Kokia komanda lygos dar neturi patikimo vartininko? Riteriai. Kodėl tu taip galvoji? Nes neturi tai dar patikimo vartininko. Bet mes nežinome. Tai... Jūs nežinote, o mes žinome. Gerai. Jis jau yra žaidęs lygoje. Iš Haičio rinktinės gal? Ne. Žaidęs lygoje. Ar bus pas ką nors legionierius naujas pagrindinis vartininkas? Riteriai. Riterių realu. Kaip. Tai fantastika, Aurimai. Viskas, kadangi mes buvom įspausti į rėmus ir mes sugebėjome įtilpti į tos rėmus, mes atsisveikiname iki kitos savaitės. Aš, kaip ir minėjau, šeštadienį varau į Barsą, pažiūrėsiu, kaip ten laikos futbolo komanda, po to į Palau Blaugraną dar užsuksiu, tai turėsiu smagų savaitgalį, o jūs, tikiuosi, pažiūrėsit viską, kas vyksta Lietuvos futbole ir kitą savaitę papasakosit. Taip, jokia Barcelona neatstoja FK Pempininkų ir FK Akmenės krašto rungtynių, kurias teks komentuoti. Džiaugiuosi už Pempininkus ir džiaugiuosi už Naglį Miknevičių, kuris bus tų rungtynių komentatorius. Titas jau piktai. Ir pakviesk būt dar kartelį. Gerai, ketvirtadienis, 20 valanda, Kauno Žalgirio arena, KKV LT, nuo 15 eurų, Europos futsal čempionatas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos nacionalinė rinktinė. Ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų. Iki.